Jie tyčia tiki, reiškia, tuo, ką patys meluoja, nes tada jiems tarsi jie patys gražiau atrodo. Kitaip sakant, melas yra valgomas sąmoningai suprantant, kad tai melas. Trumpas, jisai yra toks keistas veikėjas ir tas keistumas, reiškia, neleidžia prognozuoti, o to labiau kurti gynybinės sistemos paremtos Amerikos karinė galia. Čia blogiausias dalykas yra. Ar Jungtinės Amerikos valstijos artėja prie pilietinio karo? Jie yra labai netoli. Trumpo šalininkai linkę paleisti kumščius į darbą. Tai va čia yra baisiausias scenarius, koks gali kilti. Putino vietoje atėjęs žmogus, jisai tikrai bus kitoks. Šiandien dažnai kalbame apie karą Ukrainoje ir aš noriu apie jį ir ne tik pasikalbėti su karo istoriku, Seimo nariu Valdu Rakučiu. Labą dieną. Sveiki, sveiki. Tai, manau, pradėkime nuo pagrindinės temos, tai yra Ukrainos istorija. Tai visus atsakymus, visas priežastis galime turbūt rasti istorijoje. Tai kur galime rasti karo Ukrainoje ištakas? Tai Romanovų dinastijos valdymo laikotarpiu buvo tokie du esminiai siekiniai. Tai išeiti prie Baltijos jūros, išeiti prie Juodosios jūros. Ir tie siekiniai pareikalavo daug pastangų iš Rusijos imperijos. Buvo padaryta daug visokių žygių ir sėkmingų, ir visai nesėkmingų, kurie kaip ir sudarė sąlygas 19 amžiuje išeiti prie Juodosios jūros, 18 amžiaus pabaigoje, ir toks kelias atvesdavo Rusijai į europinės politikos lygmenį. Todėl jie čia matė didelę naudą, žinoma, prekybos keliai, Azija, Europa, viskas čia tame Viduržemio jūros regione, jeigu taip galima pasakyti. Ir natūralu, kad Rusija manė, kad tas jų iškovotas plotas jau dabar yra jų. Jie turi tokį suvokimą, kad jeigu užkariauta, tai yra teisėtai įgyta. Reiškia, tu savo kareivių krauju užkariavai, dabar esi teisėtas savininkas ir jeigu iš tavęs kas nors atima, tai jau tas tada blogietis yra. Ir čia toks paprastas gal imperinis toks paaiškinimas, nes tos žemės, apie kurias mes dabar dažniausiai kalbam, Krymas, Juodosios jūros pakrantės, tas, sakykime, kairiakrantė Ukraina arba rytų Ukraina, tai jos buvo susijusios su šitais žygiais, nes istoriniai praeitie tai buvo Krymo totorių valdomos žemės arba taip vadinasi dykaja polė, tokia laukinis kraštas, jeigu taip galima pasakyti, kur nieks negyveno, stepės būdavo, kadangi Krymo totoriai buvo labai tokie aktyvūs ir plėšri tokia tauta, kuri, reiškia, grobdavo žmonės, paskui juos pardavinėdavo, tai Odesos kilmė yra krikščionių vergų pardavimo arba perpardavimo punktas. Ir kada Krymo totoriai jau 18 amžiuje buvo nustumti, užvaldyti, tai tada tas visas plotas jisai tapo tokia ekspansinė ir kolonizacinė tokia erdvė. O ten žemės yra ypatingai geros iš tikrųjų. Ir tokiu būdu šitas kraštas jisai turi didelę ekonominę reikšmę. O vėliau dar surado ir daug naudingų iškasenų, kurios anglies pramonė ir kiti dalykai rytų Ukrainai, kurios, aišku, sudarė labai neblogas sąlygas paskui vystyti pramonę. Čia Sovietų Sąjungos pramonės labai daug įmonių buvo Charkove arba kitose rytų Ukrainos vietose. Ir Rusijos užimtos ir kolonizuotos žemės, jos buvo manoma, kad yra Rusijos. Taip jie jau manė. O kada atsikūrė po pirmo pasaulinio karo daug naujų valstybių, susikūrė Ukraina. Ir nors Ukrainos tas karas neprivedė prie jos nepriklausomybės, bet privertė komunistus kažkokias tai daryti nuolaidas, kažkaip tą Ukrainą ten pateikti, tą vadinamą raudonoji Ukraina, červona Ukraina. Ir jie ten stengiasi ją paremti, kartais ten paskui kokiuose tarptautinėse dėrybose suveikdavo kaip atskira valstybė, netgi taip. Ir po antro pasaulinio karo, stiprinant tą Ukrainą, buvo ten tos peržiūrėtos sienos. Ten tų peržiūrimų buvo ne vienas. Ir galima sakyti, kad klostėsi ten beveik 10 metų turbūt tos sienos rytų Ukrainos. Ir tas dėstymas paskui, reiškiasi, buvo taip nuspręsta, kad Rusija geranoriškai davė Ukrainai tas žemės. Dabar, kadangi ten ta Ukraina bloga, eina su vakariečiais, tai tada reikia jau iš jos atimti.
Na, bet iš tikrųjų priežastis buvo ne tiek pačios Ukrainos, ten kažkokie užėmimai ar ten kažkokie sienų peržymai, bet tiesiog diktatoriškai imperijai reikia vis kažkokių naujų žemių ir toks jos plėtra yra labai palaikoma tautos. Ir žinant šitas savybės, tiesiog caras priverstas kažką tai ginti arba kažką pulti. Tada jisai normalus caras, tada jis paaiškina visos neteisybės, viską nurašo karui ir visiems yra gerai. Ta valstybė, Rusijos imperija, jinai tokioj ekspansijoje yra keli šimtus metų. Ir čia jos yra tokia imperinės santvarkos, tokia vidinė problema. Neinvestuoti į vidų, nesutvarkyti viduj, nepagerinti ten gyvenimo kokį lygį, bet tiesiog vis užkariauti, iš to užkariavimo kažkam vis tiek kas nors nubyra ir jie taip gyvena. Toks labai keistas imperijos veikimo principas ir jisai nusprendė, kad kadangi 14 metais čia labai gerai pavyko tą Krymą užimti be didelio šuno, tai matyt panašiai bus ir toliau. Ir čia tas toksai, reiškia, jau įklampino Rusiją ilgalaikį karą. Dabar jinai nebegali išeiti, nes caras, kuris praranda teritorijas, jam nukirs galvą. Čia Rusijos visiškai aiškios taisyklės, nedovanojama silpnybė šitiem valdovam. Na ir tokiu būdu jie kariaus tol, kol galės. Tai tai turim tokios konflikto giluminės priežastys, iš esmės daugiametės ir tikrai sunkus tokiais dalykais veikti, tuo labiau, kad Rusijos visuomenė buvo perauklėta per paskutinius 14 metų, kryptingai ruošta karui. Tai prasme tas, aš jau vadinu šventuoju karu. Kalbama, kad jeigu kas svarbaus vyko Rusijoje, tai karo metu. Ten didvyriai buvo, ten labai sunku buvo, ten tie labai blogiečiai, vakariečiai buvo. Ir tas naratyvas, jisai užkodavo žmonės, kad ir dabar ateis kažkada tas šventasis karas ir jie tam jau buvo pasiruošę. Tai čia mes turim dabar jau tokią, kaip sako paprastai, užzombintą visuomenę. Tai panašiai taip ir yra, jinai yra paveikta tokiais labai dideliais nuodais. Šitie nuodai yra atrasti, jeigu taip galima pasakyti, po pirmo pasaulinio karo arba pirmo pasaulinio karo metu, kada kovos rezultatui pasiekti buvo paleistos tokios strateginės komunikacijos priemonės, o šiaip paprastai propaganda. Tiesiog propaganda, jinai parodė savo galią ir po pirmo pasaulinio karo visos tokios kraštutinės ar dešiniosios ar kairiosios jėgos masiškai naudojo propagandą. Tai tas propagandos, reiškia, veikimas, jisai yra baisus nuodas, žmogui iškreipia vaizdą, leidžia valstybei pasiekti tam tikrus tikslus, bet labai trukdo paskui siekti taikos, nes žmonės, jie taip užkoduojami, kad jie visą gyvenimą tokie būna ir juos nebetgriebs. O kaip tais laikais ta propaganda pasiekė kaimus? Kaimas yra mažiausiai paveikiamas propagandos, todėl kad žmonės žino, kad jų gyvenimo kokybė priklauso nuo gamtos ir nuo to, kaip jie dirba. Jie tiesiog žino tokius dalykus. Aš kalbu apie tą dar senąjį kaimą, 20 amžiaus pradžios. Nes mes paskui žinom, kad mechanizacija turėjo didelės įtakos, bet pačioj pradžioje tai žmogus kiek ten turi tos. Ir jį ta propaganda labai neveikia. Bet problema ta, kad kūrėsi 19 amžiuje miestai ir tie kaimo žmonės dažniausiai labai mažai apsišvietę. Jie patekdavo į tokias darbininkų kolonijas, tas labadas vadinamasis. Ir ten jau jie patekdavo į tų propagandistų poveikio zoną iš karto, ne veltui. Ir vieni ir kiti savęsėjo su darbininkais, pavyzdžiui, kaip nacių partija vadinasi oficialiai. Vokiečių darbininkų nacionalsocialistų partija. Tai toks pavadinimas, žodis darbininkų. Lygiai kaip ir socialistinės pobūdžio organizacijos irgi turėjo darbininkų pavadinimus. Arba šūkiuose kažkur tai buvo. Tai šitie darbininkai, jie yra žmonės, kurie gyvena kompaktiškai, dažniausiai gyvena labai, labai neturtingai. Jų tarpe klesti įvairios ten problemos, girtavimai ir visokie kitokie. Jiems sunku užauginti vaikus, nes kaime tai paprasčiau, skirtumas kiek tų vaikų, ten puodų dydis tik tai. O šiaip iš principo maistas daugiausiai namuose gamintas. O jau miestas sudėtinga ir jie tada labai yra pažeidžiami. Ir dar jie mato tos turtingus, tos kaip jie vadina išnaudotojus. Tai šitas matymas tokio prabangaus gyvenimo dažnai dar pabrėžtinai rodoma, nes tie patys fabrikantai dažnai kyla iš paprastų žmonių, tai jiems labai svarbu yra pasirodyti. Tai tas sukelia labai didelį nepasitenkinimą, kalbam apie neteisybę ir tokiu būdu šita, kad ir nedaug tų darbininkų būtų krašte, bet jie yra ganėtinai organizuota komanda, kurios galima nesunkiai paskatinti, ką nors tokio daryti.
Ir tada yra revoliucinės tos tokios pajėgos, prie kurių ten paskui prisideda visokie kiti sluoksniai ir ten kažkokia dalis valstiečių, dalis miesto bendruomenės, dar kažkokių tokių žmonių ir tas sudaro tokią revoliucinę masę. Taip, Prancūzijos revoliucijos sankilotai tokie buvo, padieniai darbininkai. Tai štai iš kur atsiranda tas radikalusis elementas, kuris, reiškia, jau iš tikrųjų tos susigulėjusios krikščionybės ir karaliaus valdžios nustatytų taisyklių visuomenės pakeičia pobūdį iš esmės. Ir Rusija yra bejėgė su to kažką tai daryti, nes jinai yra silpna, jinai neturi kitų luomų. Pas ją yra arba tų valstiečių ten masės didžiulės, arba yra tie valstybė remiantis dvarininkų sluoksnis, sukurtas Jekaterinos II iš esmės, kuris, reiškia, tarsi remia tą valstybę, bet jis yra mažas. Ir kol tie gyvena kaime žmonės, tai ten didelės problemos nėra, jau kyla revoliucija, tai kažkokiam ten nedideliam plotui. Yra ten keli ir didesni gal sukilimai, bet kada XIX amžiaus pabaigoje pasikeičia ta gyventojų sudėtis ir daug žmonių išsikelia į miestus, tada, tiesą sakant, santvarka nebegali likti tokia, kokia yra, o pakeisti ją jiems irgi labai sudėtinga, todėl jie ieško to modelio. Tas, sakykime, Nikolajaus II modelis žlunga, bet Stalino modelis įsitvirtino. Tai ta pati imperija, bet jinai naudoja masiškai propagandą, valdo tų žmonių tam tikrą tą radikalų elementą, priverčia juos ką nors daryti tokio reiškia kitokio. Ir turim pokytį. Bet yra tokia keista viltis, kad atėję tie žmonės paprastai jie pagerins situaciją, tai nieko panašaus. Priešingai, jie yra nepasiruošę valdymui, jie dar nori praturtėti bet kokią kainą, reiškia, ir nėra kažkokios tai ten pasaulyje žiūrinės sistemos, kuri leistų jiem gyventi. Dėl tos priežasties, tas brutalus toks pasaulis ateina, įsigali kažkokios baisios organizacijos, atsiranda gulagų sistema ir taip toliau, taip toliau. Tai prasme, tas tamsusis žmogus, jisai šviesos nesukuria. Ir grįžtant į 10-11 amžių, tada Ukraina ir likusi Kijevo Rusia tampa atskiromis tautomis. Klausimas ar tampa kai kuriais atvejais. Reiškia, šiaip tai tas Rusijos fenomenas yra irgi dviejų kultūrų sankirta. Tai yra skandinaviškos vikingų kultūros ir tos rytų slavų kultūros. Iš tikrųjų, ten yra daug daugiau dar sudedamųjų dalių. Todėl, kad dar gyveno tautos stepėse ypatingai, apie kurias mes mažai žinom, ten tokios hazarai kokie nors, ar pečenegai, ar kitos klajoklių gentis, kurios gal artimus kitams būtų, reiškia, tom senosiom tokiom tautom ir turi ir tikėjimai įvairūs yra. Tai visas tas konglomeratas, jisai, reiškia, kol tie vikingai buvo, tai buvo toks, sakyčiau, ekonominis projektas. Nuplaukti iki Konstantinopolio ir arba jį apiplėšti, arba kažkaip suprekiauti. Ir tas kelias, jisai tik tai tam ir tarnavo. Po to, aišku, kadangi tai atsirado prekybos kelias, tai tada, kaip sakant, ir ant senelių kažkas nusėda. Tokiu būdu tas kelias tampa ganėtinai pelningas ir ta valstybė, jinai, tampa tokia pastebima. Ankstyvųjų viduramžių laikotarpį valstybės dažnai nebūdavo labai tvarios ir būdavo susijusios su vienos dinastijos arba vieno kažkokio valdovo netgi veikla. Vienas gali daug sukurti, kitas gali viską prarasti. Bet Kijevo Rusia, sakyčiau, tapo pakankamai tvari. Jinai dar ilgą laiką, praktiškai kelius šimtus metų, dar kažkiek dalyvavo ir Skandinavijos gyvenime. Dar yra žinoma, kad ten vesdavosi vieni su kitais ir panašiai. Bet vikingų kultūrai yra būdinga, kad jie išlaiko karingumą, bet jie praranda savo kalbą. Taip atsitiko Normandijai, prancūzais jie tapo ir tas pats čia, jie tapo slaviškai, pradėjo kalbėti. Vardai jau matosi, kad pasikeičia. Iš kokių nors ten Riurikų ar kitų ten Helgų ir kitų tokių visiškai skandinaviškų pavadinimų atsiranda Sviatoslavai ir kitas jau tikrai matosi kalbinis pokytis. Ir čia per 2 kartas praktiškai jau pasikeitė. Tai ta valstybė, jinai tokia buvo tų slavų kultūros dominuojama. Paskui tas krikštas buvo toksai bizantietiškas. Tai jisai sukuria, reiškiasi, tokią antrą jungiančią dalį. Tai ne tik tai kalba, bet ir kartu religiją jungia. Bet pagrindo vidinio nėra, nes nėra dar struktūros. Bet ankstyvieji viduramžiai, kodėl jie yra netvaros? Nėra rimtų struktūrų. Yra tik tai kažkokios pavienės iniciatyvos. Ir taip ir atsitinka. Ir realiai, reiškia, tas valstybė subyra į tokias atskiras kunigaikštystės. Dėl to, kad nesant normalaus
civilizacinio pagrindo, kelių arba kažkokių kitų dalykų, tai nėra valdovai pajėgus suvaldyti didelės teritorijos. Tiesiog jie nėra pajėgus. Jau vėliau, kai atsiras luomai, kai atsiras kažkokia tai bažnyčios organizacija, tada tvariau, o tuo metu ne. Ir tada natūraliai vyksta vadinamasis feodalinis suskilimas. Tas feodalinis suskilimas, jisai nėra joks suskilimas, tiesiog yra labai paprastai paaiškinama. Tie žmonės, kurie lydi tos kunigaikščius, tai yra tos vadinamosios kariaunos, rusiškai družinos, tai tos družinos, reiškia, jos labai nori, ten paplėšti, parvežti karo grobį, iškilti, taip. Dar geriau užkariauti naujų žemių. Bet kada jau gauna tą rezultatą, tada jiems visiškai nesinori labai kariauti, o jie nori tam jau gautam gabaliukė geriau įsikurti. Tas noras įsikurti yra stipresnis negu noras kariauti ir ta visuomeninė grupė, kuri turėjo būti labiausiai kariauta, jinai tampa tų kunigaikštysčių, tokia diduomenė tam tikrą prasme, kurie suinteresuota išsaugoti esamą patį. Ir tokiu būdu ta valstybė jinai pavirsta tokiais. Tai jeigu taip vaizdžiai pasakyti, yra kirminas, kuris griaužia ir paskui laikas jis jau kai pasidaro pakankamai storas, jis į lėliukę susisupa. Ir tada tampa silpnas. O čia atsitinka toksai dalykas. Ir Rusijos istorijoje taip atsitiko, kad tuo metu, kada jie į tą lėliukę pateko ir ten toj viduj ten jiems sparnai, čiuptuvai ir žnyplės augo, tuo metu jos užpuola, reiškia, totoriai, mongolai realiai. Tai mongolai išjudina kitas tautas, tai Kijevo Rusia susiduria ir su totorių ekspansija. Ta prasme, nes totorius irgi išjudina mongolai. Taip jau būna, kaip bangos tokios. Ir ką, ir jie praktiškai nieko negalėjo padaryti, nes jiems labiau rūpėjo išsaugoti savo statusą, negu tenai kažkokį bendrą frontą organizuoti, nesuprato dar pavojaus esmės ir jos tiesiog pavergė. Ir tada tie, kur toliau buvo nuo tos mongolų ekspansijos, jie ieškojo išsigelbėjimo, kur jiems čia dabar dėtis. Arba kurdami atskiras valstybės, taip kaip Haličos valynė bandė sukurti savo valstybę, arba kaip Novgorodas, kažkur tai ten balansuoti tarptų jėgų, tai kartais totoriam duoklę pamoka, tai kartais ten su Livonė susituria, tai ten lietuviai kokį kunigaikštį pasikviečia. Arba tada jungiasi prie Lietuvos, nes Lietuva irgi tuo metu stipriai auga. Tai irgi toksai kirminas, kuris griaužia tą lėliukę ir tas kirminas yra geresnis negu totorių valdžia. Taip susikuria ta teritorija, kurią mes vadinam Lietuvos didžiąją kunigaikštystę rytuose. Dabar rusų propagandistai vadina Lietuvos Rusia. Čia tyčia toks pavadinimas, kuris iš principo nėra labai neteisingas, bet jo tikslas yra pakeisti istoriją, tai dėl to jis truputėlį pavojingas. Šiaip iš principo, taip buvo totoriškoji Rusija ir lietuviškoji Rusija. Tokios dvi pagrindinės ir dar ten kelios, kaip Novgorodas, tokios manevruojančios. Ir ten ta lietuviškoji Rusija, jinai išsilaiko pakankamai ilgą laiko tarpą. Ir tada skirtumai atsiranda tarp tos lietuviškosios Rusijos ir tos, reiškiasi, totoriškosios Rusijos, kurios simboliu tampa Maskva. Realiai, jinai gauna tą jarlyką, tai yra iš Hano teisė rinkti duoklę iš kitų Rusijos žemių, kurios jau ten moka tą duoklę, o tai natūraliai yra ir valdžia, ir galimybė pasipelnyti. Taip Maskva iškyla kaip totoriškosios Rusijos simbolis. Ir jos, aišku, natūralus priešas yra lietuviškoji Rusija. Ir tada, kadangi tos sienos ten ilgai laikėsi, jos truputėlį ten vaikščiojo vieną į kitą pusę, dažniausiai mūsų nenaudai, bet kai kuriuose žemėse išsilaikė kelius šimtus metų. Ir natūraliai atsirado skirtumai. Paprotiniai skirtumai, kalbiniai skirtumai, pasaulėžiūriniai skirtumai. Ir tas, reiškia, tas pasaulis atsiskyrė, jie pasidarė kitokie. O kadangi per Liublino uniją tą visą ukrainietišką dalį Žygimantas Augustas prijungė prie Lenkijos, tai atsirado ir tarp jų tam tikras skirtumas. Tai ir turim dvi valstybės, Baltarusija ir Ukraina. Jos atsirado iš valstybinių skirtumų. Šiaip savo principų nieko jos ten per daug nesiskyrė. Už tai tas kultūrinis pagrindas yra panašus. Bet taip pat atsitiko su vakarų slavais. Čekai atsirado, Lenkai atsirado, reiškia, tokie skirtumai gan svarbus, arba ten kitos tautos. Tai va, ir tas, reiškia, tas Maskvos arba totoriškos lietuviškosios Rusijos atsiskyrimas, jisai paaiškina, kur čia tas skirtumas. Bet kadangi tos žemės yra tokios
ir iš vienos pusės didelės ir jos dar buvo ekspansijoje ilgą laiką. Tai nėra istoriškai labai aišku pasakyti, kas yra Ukraina ir kas nėra Ukraina. Kaip geografinis rytis, viskas aišku. Bet realiai, reiškia, tai tos stepės buvo didelė teritorija, tai jų kolonizacija vyksta 19-20 amžiuje ir ten, kur vyko taip kolonizacija, ten daugiausiai yra tos Rusijos, ten daugiausiai. Tuo tarpu vakarinė dalis, Halčos volynė, ten paskui, reiškia, tas Lvivas buvo ten su visom tom žemėm. Tai šitos žemės jos labiau į vakarus linkusios buvo, jos pateko į Lenkijos valstybės arba Lietuvos valstybės vidų daugiau, Lietuva daugiau baltarusiška ta dalis ir kultūriškai mes esame artimesni gerokai. Bet tas atsiskyrimas jisai toksai vyksta, bet yra dar tokios sritis, kurios nėra nei tas, tai kazokų gyvenamos žemės. Kazokai važiuodavo už civilizacijos ribų, ten įsikurdavo, sukurdavo savo tokius miestus valstybės, galima sakyti, tai tas stanicas vadinasi, tokios įtvirtintos gyvenvietės ir jie tenai nemokėtų ten jokių mokesčių per daug ir jie ten gyvendo, bet aišku gyvenimas tokiom sąlygom sunkus, nes reikia pastoviai gintis. Taip išsiugdo kazokų tipas. Ir jis atsiranda ne tik tai prie Dniepro, bet jis atsiranda ir prie Volgos upės ir ten paskui kitur, ten Rusijos pakraščiuose tokios susikūrė, tokios laisvosios pabėgėlių bendruomenės, kažko panašios į tuos, reiškia, kaubojų, tą tipą ilginiuose vakaruose. Jie yra panašus tokie dalykai, ten kur viską remia jėga, bet ten žmonės iš principo laisvi, nes jie čia atėjo. Tai šitas kraštas, jisai turi tas sudedamasias dalis, tai čia būtų tie stepių kolonistai, kurie dominuoja rusiškoji kultūra, būtų ta vakarų Ukraina, kuri būtų artimiausia Lenkijai arba ten Lietuvai, būtų tie kazokai, kurie čia yra už ribų, na ir dar priklauso Juodosios jūros pakrantės civilizacija, kuri būtų ar tiesioginis tęsinys graikų romėnų kultūros. Ir turkų turbūt osmanų kolonizacijos. Ten tų turkų tos kolonizacijos gal per daug ten nebuvo, nes ten turėjo tie, reiškia, Krymo totoriai tam tikrą autonomiją ir jie ten valdėsi, bet aišku, pagrindiniai uostai. Bet ten, jeigu tai pažiūrėti į tą kilmę, tai ten rasim graikų, žydų nemažai. Tai va dar viena tokia kultūros, tokia sritis, kuri principą panaši visam rytų viduržemio jūros regione. Ten man teko būti Kiprė ir studijuoti šiek tiek tos kultūrinius ypatumus, tada supranti, kad tai yra tiesiog juos jūra jungia, o neskiria. Tai reiškia, palei jūrą tie žmonės vėl kitokie. Tai va iš tų visų dalių dabar formuojasi ukrainiečių tauta ir nėra geresnių sąlygų ugdytis tautai, kaip kariaujant prieš bendrą priešą. Tai va tas dabar procesas ir vyksta, nes iki tol jiem buvo labai sunku suvokti, kad jie yra kažkas vienis. Nes tai tam tikrą prasme jie kaip ir su ta Sovietų sąjunga ten susiję, arba ten su Lenkija labiau susiję. O dabar, reiškia, jau jos ta valstybė, jinai kovoje susiformuoja nacija. Tai va tas ir vyksta. Kai buvo sukilimas jau ATR laikais kazokų, buvo toksai noras ATR, abiejų tautų respubliką, paversti į 3 tautų respubliką, kas būtų lietuviai, lenkai ir ukrainiečiai, kazokai. Ir noriu paklausti, jeigu tai būtų įvykę, jeigu būtų sukurta ta 3 tautų respublika, ar ta respublika būtų sustiprėjusi, ar jinai būtų kaip tik susilpnėjusi, kaip pavyzdžiui Austro-Vengrija mūsų laikais? Aš manau, jinai būtų sustiprėjusi, bet buvo tokios, sakykime, jėgos, kurios visai nebuvo suinteresuotos šito projektu. Ir dėl to jinai ir neįsigyvendino, nes mes kartais galvojame, kad jie ten kvaili nesuprato. Tai taip niekada negalime apie praeitį galvoti. Tiesiog interesai buvo kitokie. Reikalas tas, kad, reiškia, tos sakykime, Rusijos žemės, kurios buvo dabartinės Ukrainos teritorijoje, jos stipriai nukentėjo nuo mongolų tos invazijos. Fiziškai susitraukė, sumažėjo gyventojų. Ir jos ten nebuvo tokios, kaip kad atrodė ten kokiam 13 amžiuje. Ta prasme, jie, taip ten sunku gyvena, plėšia, ten puola jos ir taip toliau. Tai natūraliai ten žmonės pasislenka šiek tiek į šoną. Ir kada buvo Lietuvos valstybė, tai jinai kaip ir leido jiems atsilaikyti, statė pilis, pagrindinės Lietuvos pilis Ukrainai stovėjo tuo metu. 15-16 amžiaus sandūroj prieš Krymo totorius. Ir jiem
kadangi tai labai toli nuo centro, negali labai ten sukontroliuoti. Tai Lietuvos valdymo sistema buvo labai tokia liberali. Jiem rūpėjo iš esmės du dalykai - karinis kontingentas ir pilis. Tai neverta turėti atskiros ten kariuomenės kažkokios, tai, bet jie tiesiog turi patys savim pasirūpinti. Va čia jų pagrindinis uždavinys. Nu, tai jie fiziškai jautėsi laisvi. O dar kadangi Lietuva naudojo tokį metodą, kuri vadinasi rusų kalba, reiškia, senovės nekeisti, naujovių neįvedinėti, tai jiems labai tiko toks variantas. Realiai jautėsi laisvi žmonės. Todėl ir ukrainiečiai mano, kad tai yra aukso laikai jų istorija. Bet aišku, ten įsigalėjo stambi žemėvalda, didžiulės žemės valdos ir ten kunigaikščių giminės, o ir tų stambiųjų, reiškia, magnatų, galima taip sakyti, giminės ten įsigaliojo. Ir kada atėjo jau per Liubną atiteko Lenkijai, tai pradžiai niekas ten labai nesikeitė, jie kaip gyveno tie patys žemvaldžiai, taip ir liko, tik tai, kad kita turėjo vadą. Bet paskui, reiškia, jie, ten kelios tos giminės, jau suprato, kad čia galima visai ir praturtėti, tik tai reikia darbo jėgos, labai trūksta darbo jėgos. Ir tada pakrypo akis į kazokus. O jie, kadangi ten laisvi gyveno, tai jų ten daugėjo. Pabėgę baudžiauninkai visokie. Šiaip žmonės linkia į nuotykius. Žmonės linkia, norintis ką nors nuveikti. Ten, ką nori tą daryti. Laisvas kraštas. Ir tada tie magnatai, jie stengiasi tos kazokus versti baudžiauninkai. Aišku, jie nenori. Jie nenori. O dar yra jų grupė tokia, kuri, reiškia, vadinasi, riesniai kazokai. Čia labai svarbus dalykas. Sugalvojo šitos riesnius kazokus Steponas Batoras, kuris, reiškia, tapęs valdovu, pasižiūrėjo, kas čia per piliečiai tokie. Mokesčių nemoka, prievolių neturi, kas čia tokie. Ir ten jam pasakė, kad jeigu pradėsi iš jų mokesčius imti, tai nieko tu nesurinksi, bet turėsi revoliuciją. Tai jisai tada sugalvojo tokią formą, kad jisai paimdavo dalį tų kazokų, sakykime, to tokio labiau prakutusio sluoksnio ir su jais sudarydavo sutartį, mokėdamas algą už karo tarnybą. Tai šita forma labai tiko tiem kazokam, nes jie manė, kad jeigu jiem valdovas moka tokias algas, tai jie bajorai. Ir jie tada jautėsi bajorai, jie patys turėjo tų kitų ten kazokų, kurie ten dirbo žemę, o jie rejestiniai, jau jie čia bajorai. Ir aišku, jie, kadangi gyveno abiejų tautų respublikoje, Lietuvoje, paskui abiejų tautų respublikoje, tai jie manė, kad jie čia yra lygiaverčiai. Bet jie nebuvo iki lygiaverčiai, nes kultūriškai jie buvo prasčiokai. Ir Lenkai juos nelaikė už žmonės. Aš pasakysiu taip žiauriai, bet va taip panašiai. Tai jeigu Lietuvos bajorus laikė broliais, kartais gal ten pagalvodavo, kad jie gal kokie nors žemesnio lygio truputį, tai kazokus laikė prasčiokais, apsimetėliais, apsišaukėliais ir juos tiesiog, nesiskaitė su jais. Va čia ir konfliktas. Nori užimti žemės, paversti baudžiauninkais, tie nepasiduoda, o kariaut moka. Kazokai pratę kariauti, jie labai ištvermingi, gali su mažais resursais daug kariauti. Ir čia taip gimė Lenkų kazokų karai. Lietuvos laikais nebuvo tų karų, arba labai mažai ten kažkoks sukilimėlis, o čia, reiškia, jau tapo tokiais didžiuliais karais ir jų ne vienas buvo. Pats baisiausias yra 17 amžiaus vidury. Ir ten kalbėti, kad čia dabar trečia tauta kažkokia, ten reikia paskaityti tos šaltinius, kaip ten atsiliepėt apie tos kazokus, tai maištininkai, nutrūktgalviai, vagys, panašiai kaip baltieji apie indėnus kalbėjo, tai čia labai panašus. Tai ta prasme, kultūriškai tai buvo praktiškai neįmanoma, paskui gyvenimas vertė juos vienytis, tai kalbėjo apie Hacečio uniją, bet taip iki galo niekas netikėjo, nes reikia įsivaizduoti tos ypatingai Lenkijos arba ir Lietuvos kai kurios magnatus, tai jie buvo žmonės rimti, turėjo savo nuosavas tvirtovės, nuosavas kariuomenės buvo. Taigi bajorų respublika, čia magnatam ideali šalis. Karalius silpnas, tai ten jiems dabar kažkokie kazokai, tai nieko nepaaiškins. Tai va čia yra tokie kultūriniai dalykai ir jie nulėmė tai, kad ta respublika nelabai galėjo tapti 3 tautų. Nors teoriškai tai būtų išgelbėję juos nuo Maskvos invazijos. Va tokia yra situacija. Trumpam nukrypstant nuo Ukrainos, mes taip gana saviplakiškai mėgstam sakyti, kad mes užsiauginom Maskvą ant savęs.
Ir aš norėjau paklausti, ar mes galėjom ją kažkaip sunaikinti, ar bent jau susilpinti, nes, kaip pagalvoju, ir Algirdas, kai 3 kartus žygiavo į Maskvą, niekada nepavyko paimti. Tas žymusis momentas buvo, kai jisai savo ietį įsmeigė į Maskvos sienas. Ar buvo galima ją vis dėlto sunaikinti? Tai kad jos nebuvo tikslo naikinti. Mes dabar labai retrospektyviai žinom, kas iš to gavosi, tai mums atrodo, kad ten, taigi ten mūsų kunigaikščių užduotis buvo išlaikyti savo įtaką, kiek tai įmanoma, o kadangi tai yra toli labai nuo Vilniaus, tai geriausia ne kurti kažkokią savo valdas, nes jų neišlaikysi, bet geriau rasti draugų, kurių nereiktų kontroliuoti, bet kuriem reikėtų padėti. Tai toks Lietuvos strateginis partneris buvo Tverė. Tverė netoli Maskvos. Tai Algirdo žygiai nėra tikslu sugriauti Kremlių. Tikslas yra padėti Tveriai. Nes jeigu Tverė neturės Maskvos, tai irgi gravituos savo naudą. Ta prasme, tai toks žaidimas. Čia kaip Sadamas Huseinas, reiškia, po pirmo Persų įlankos karo buvo paliktas. Dėl ko? Kad paaiškintų, ką ten veikia vakariečiai. Nes ginti reikia nuo Sadamo Huseino. O kada jį panaikino, tai nebeliko prasmės ir dabar problemos yra. O kodėl ten vakariečiai? Kariuomenė kažką daro, sėdi, tai vietiniai žiūri, kaip ją nuverst. Tai čia buvo toks tiesiog sugalvotas būdas, kad mes padedam Tveriai ir ten tas įrašyta net yra 1449 metų amžinosios taikos sutartyje, kad Lietuva, Tverė yra Lietuvos įtakos sfera ir jie ten tikrai bus ir niekur nesidės. O problemos yra ne tai, kad mes ten kažką padarėm, bet reikalas tas, kad valstybė yra valdoma tuo metu labai stiprios didžiojo kunigaikščio valdžios. Ir tai yra jėgos šaltinis tada, kai mums reikėjo kariauti su kryžiuočiais. Bet kada mūsų valdovai nusprendžia tapti Lenkijos karaliais, tai tampa mūsų silpnąja vieta. Todėl, kad jie išvažiuoja į Lenkiją, jiem Lenkija yra svarbesnė, jie viską daro Lenkijos interesu ir jų investicija yra į Lenkiją. Ten yra statomi rūmai, ten yra statomos bažnyčios, Lietuva tampa nuošali provincija. Bet pas mus bajorai gauna daugiau teisių, tai jie tokia valdančiuoju sluoksniu tampa. Bet bajorai nėra valdovai. Va čia ir yra. Kiekvienas luomas turi savo paskirtį ir turi savo funkciją. Tai jie negali atstoti valdovo. Jokia ponų taryba negali atstoti vieno valdovo, kuris, reiškia, turi savo rankose visą valdžią. Mes dabar išimkime prezidentą ir bus kažkas. Tai ta ponų taryba sustiprėjo dėl to, kad tas valdovas, kadangi yra Lenkijoje, tai jam reikia kažkokią turėti sistemą, kuri palaikytų jo valdžią krašte. Tai jisai duoda jiem tada veikti, kartais vieną sustiprina, kartais kitą. Jis turi valią, galę suteikti titulus. Ten labai šiauštis prieš didį kunigaikštį neverta. Tai va, jisai jos taip valdo ir tokiu būdu jisai užtikrina tai, kad Lietuva yra niekur nepabėga ir jo vaikai tikrai bus Lietuvos valdovais, kadangi pas mus paveldima monarchija, o Lenkijoje jau buvo renkama. Tai jie tokiu būdu tą Lietuvą padarė savo giminės statuso užtikrinimo priemonę ir viskas. Tai reiškia, jokių inovacijų, jokių pokyčių, nes kiekviena reforma sukelia pasipriešinimą. Tai yra natūralu. Tai sukelia nestabilumą. Tai reiškia, jeigu tu nedarai, tai nedarai, niekas nevyks, čia kaip pas Lukašenka. Nieko nedarai, nėra blogai. Nedarai klaidų, nes nieko nedarai. Tai va šitas principas nieko nedaryti Lietuvoje ir padarė ją lėtai besivystančią. Ir aš sakau, man atrodo, kad 15 amžius yra mažai ištirtas. Mes ten tyriam įvairiais aspektais, bet mes nesuprantam, iš kur valstybės silpnėjimas atsiranda. Dėl to, kad nėra stiprinimo priemonių. Jeigu mes pažiūrėsime taip ant lapo popieriaus, ką nuveikė Jogaila su Vytautu kartu padėję per savo ten tos kelis dešimtmečius, tai ten nerealūs sąrašai bus. Kiek bažnyčių pastatė, kiek karų laimėjo ten ar nelaimėjo, kiek pralošė, kokius nuostolius ten, kiek dalyvavo diplomatinių ten, pilna veiklos. Ir visa ta veikla jinai duoda rezultatą Lietuvos valstybei. O dabar Kazimieras, jisai nuvažiuoja į Lenkiją, ten rūpinasi Čekijos, Vengrijos sostais, dar kitokiais dalykais, kaip ištekinti savo dukras ten už visokių ten monarchų, sustiprinant savo ten jau didžiosios politikos, reiškia, tą pasaulį. Tai jam ta Lietuva yra toks, yra ten gerai, smagu pamedžioti, svarbu, kad niekas ten nesikeistų.
inovacijų nėra. O nėra inovacijų, arba viena kita tik bažnyčia atsiranda, to neužtenka. Nes 15 amžius yra viduramžių pabaiga, tai viduramžių pabaiga yra ypatingai dinamiškas laikotarpis, kada, reiškia, daug yra visokių daromų. Tai esminis dalykas yra nepadaro Valakų reformų. Nes Valakų reformą 16 amžiuje Lietuvos iždo įplaukos padidina 4 kartus. Tai Lenkijoje tokia panaši reforma vyksta jau ten 14 amžiaus pabaigoje, 15 pradžioje, pas mus 16 amžiuje. Vat ir atsilikimai. Tai kadangi nieko nekeičia, tai yra feodalinė karo prievolė, reiškia yra kokie 22 000 karo prievolininkų bajorų, kurie ten turi su palyda ateiti ir ginti, bet jie labai gerai, kai reikia namus apginti, bet kai reikia, pavyzdžiui, pabarškinti Maskvai šalmus, tai ta kariuomenė netinka tam reikia. Už tai, kad jie negali ilgai kariauti, nes jiems reikia grįžti namo, jeigu tu negrįši namo, tavo ekonomika vėl sugrius, reiškia. Tai ta pigi kariuomenė turi savo kainą ir fiziškai, reiškia, tu gali remti samdiniais, o samdinių neturi iš ko samdyti, nes neturi pinigų. Tai va čia yra tokie, tai užtat reikia džiaugtis, kad mes turim prezidentą, kuris yra Lietuvoje. Ne iš kažkur atvažiuoja, ne kažkur išvažiuoja, bet vietoj. Tai va, tai čia yra mūsų silpnybės dalykai. Paskui, aišku, jau 16 amžiui valstybinį mąstymą įgauna platesnį sluoksnį, jeigu ten tada ir tie didikai ten įgauna kažkokį didesnį vaidmenį, jie ten svorį didesnį ir jau patys bajorai apsišvietę kažkokie. O 15 amžiuje tai ten niekogi nebuvo. Taigi dar švietimo sistema formavimuose stadijoje, tai ten praktiškai nieko dar neturi, nei universiteto, nei mokyklų ten normalaus tinklo, reiškia, tai tik tai atskirose regionuose ten kažkas vyksta. Tai valstybės pagrindai yra silpni. Tai šiuo atveju Steponas Batoras buvo labai geras karalius, nes, kaip sakėt, ir jisai įkūrė ir Vilniaus universitetą, ir jisai labai žiūrėjo Lietuvą kaip atskirą valstybę ir laimėjo Livonijos karą. Tai šiuo atveju... Jis tiesiog taip gavosi, kad didelę dalį savo gyvenimo praleido Vilniuje ir Lietuvoje. Ir šiaip, tarp kitko, mažiausiai pagerbtas valdovas. Yra gatvės Stepono Batoro. Bet šiaip iš principo jo nėra nei paminklų, nei skverų, nei aikščių, nors jau kam, bet jis tikrai daug ką yra padarę. Bet ne tik jisai, kad ir, sakykime, Žygimantas Augustas, kada jisai dar jaunas buvo ir kada motinos rūpesčių jam pavedė valdyti Lietuvą. Jis vienas valdė, reiškia, Lietuvos valdovų, 10 metų buvo. Tai ten per tą laiką Lietuvoje daugybė inovacijų. Tai aišku, ir Bona ten darė tas inovacijas ir visa kita, bet taip, ta prasme, 16 amžiuje mes šaunam viršų, nes valdovas dirba Lietuvoje. Jisai daro kažką, tai stengiasi, sienas ten ženklina, dar kažką tai daro. Galų gale eina į Livonijos karą, kuris pradžiai labai sėkmingai čia mums klostėsi. Tai valdovas veikia Lietuvos interesams. O kada ten tampa ir Lietuvos ir Lenkijos valdovu, tai vėl Lenkija tada pradeda dominuoti. Ir šitas kraštas tampa tokia kaip ir antrarūšė provincija. Tai čia yra tie valdovo buvimo faktas, mano supratimu, vienas svarbiausių visoje šitoje istorijoje, o visi kiti irgi ten veikia. Aleksandras, kurį lietuviai pasikvietė dar vaiką, kai dar Kazimieras buvo Lenkijos karalius, tiesa, tai jisai buvo Lietuvoje, jisai mokėjo lietuviškai, bet Lietuva prarado daug teritorijų valdymo metu. Kodėl taip atsitiko? Kaip, Aleksandras iš tikrųjų po Kazimieras kol gyvas buvo nedalino, bet jisai nusprendė paskirti savo sūnus tom atskirom šalim valdyti, kad pagerėtų tas valdymas. Nes čia Lietuvos ponų taryba visada prašė Kazimiero, kad jis būtų Lietuvoje. Kad pusę laiko būtų ten, įvairiai. Nes tos dydis valstybės, didžiulis, tai ten jeigu nėra valdovo, o vertikalė valdymo sistema, tai ten bėda yra. Blogai administruojamas kraštas. Ir va tas jo laikotarpis, jisai turėjo savo kainą, per tą laiką sustiprėjo Maskva. Ivanas III yra Kazimiero amžininkas, truputį jaunesnis. Tai tas Ivanas III ten ką nori, tą daro. Ir jisai pradeda valgyti mūsų pasienio regionus, jisai pradeda šachuoti, užvaldo Novgorodą, kokį, pavyzdžiui, kuris sudaro Maskvos turtų pagrindus. Nes Novgorodas yra prekybos tarp miškų ir civilizuotos Europos, reiškiasi, tas pereinamasis punktas. Ten miško prekės, jis turi aukštą kainą. Ir ten niekas jau tokių girių nelaiko, tik Šiaurės Rusijai. Tai, jeigu ne Rusija, nes ten iš tikrųjų finougrų gyvenamos teritorijos. Tai ten kapsi pinigai, dideli pinigai.
Na ir tada Maskvos valdovas, kada užvaldo Novgorodą, jis paima tus pinigus. Ir čia jisai įgauna savo asmenį finansavimo šaltinį ir jisai yra galingas. Dėl to, kad jisai gali tus pinigus kam nori tam duoti arba kam nori tam neduoti. Ir čia mes tada taip susikūrė despotišką monarchiją. Nes kiti tai valdovai priklausomi yra nuo tų pačių didikų, nes tai jeigu tu jiem neduosi valdžios, tai tu pats neatsilaikysi, tave nuvers. Turi manevruoti, turi ten su kokiais generaliniais luomais tartis, nes mokesčius sprendžia parlamentas, vis tiek, vienaip ir kitaip. Maskvoje nereikia jokio parlamento. Maskvoje susirenka jų, reiškia, tas soboras vadinamasis, tada, kada jau nebeaišku, kas valdovas. Nu tai va tam reikalui jau jie susirenka. Visais kitais atvejais, reiškia, tos demokratijos pagrindo nėra, nes valdovas turi atskirus finansavimo šaltinius ir jisai iš to gyvena ir dalina. Tai va čia yra tokie skirtumai ir tie skirtumai 16 amžiuje labai aiškiai atskiria valstybės, atsiskiria Maskva. Jeigu, sakykime, 15 amžiuje dar to skirtumų ten kažkokio didelio nelabai ir žiūrėsi, tai jau 16 jau akivaizdus skirtumas. Nes mūsų kraštas reformuojasi, tvarkosi, vakarėtėja, o Maskva jinai gyvena tokiam kitam pasauliu. Ir va tas kitas pasaulis, jisai nesudaro sąlygos jos tokiam klėstėjimui. O kodėl mes pradom tas teritorijas, o dėl to, tarkim, per 16 amžiaus karus su Maskva. Tai dėl to, kad nekariavom taip, nepabarškinom šaunų. Nedarėm atsakomųjų ekspedicijų, praleidom progas. Totoriai sako, sumuškim tą Maskvą, per didelį, nemoka mums duoklės, einam, gerai ateisiu ir neteinu. Gerai ateisiu, neteinu. O vat neteinu. Kita vertus, kada, reiškia, kitoj valstybėje yra problema, reikia pulti. Šiandien tai labai negražiai skamba. Bet taip yra viduramžiais, nes kada tau bus sunku, jie tikrai nepraleis progos. Tai mes esam daug praleidę progų įvairių. Ir praradom iniciatyvą. Tada visi užmigo ir sakė, kad tik mūsų nepultų. Toks geras posakis, geriau plunksta negu kardu. Viskas. Ir tada tu silpnas. Grįžtant prie Ukrainos, Kazokų kraštai, Zaporižė prijungiami prie Rusijos, paskui, aišku, dar atžygiuoja Švedijos karalius, tai jie pas švedus eina, bet paskui švedai Poltavos mūšį sumušami, tai vėl pas rusus ir ateiname į 19 amžių, o po 19 amžiaus subyra Rusija ir mums, lietuviams, pavyksta po nepriklausomybės kovų atkurti nepriklausomą valstybę, o ukrainiečiams ne. Tai ar svarbios Ukrainai jos nenusisekusios nepriklausomybės kovos ir kodėl mums pavyko skurti nepriklausomą valstybę, o jiems ne? Iš tikrųjų, Ukraina turėjo daug geresnės sąlygas. Jeigu mes kalbėsime apie Bresto taikos derybas, kurios vyko po pirmo pasaulinio karo, to, sakykime, 17 metų revoliucijos, ten ir 18 metų pradžioj, tai Ukraina ten figuravo, o Lietuva nefiguravo. Lietuva neturėjo savo atstovų. Ukraina atstovavo Augustinas Valdemaras. Tai irgi toks įdomus dalykas, nes Ukraina buvo turtingas kraštas ir vokiečiai labai tikėjosi ten kažkokiu būdu išsaugoti savo pozicijas. Ir jie protegavo Ukrainos valstybę. Bet kadangi nebuvo tos aiškios jungiančios grandies, tai Ukrainos teritorijoje atsirado kelios savarankiškos jėgos, kurios siekia tam tikrų dalykų. Tai buvo ten ir petliūrininkai, ir Lenkų čia tokia daugiau sistema, ir buvo ir Austro-Vengrijos remiama sistema su vokiečiais. Buvo nepriklausomos grupės. Anarchistai buvo, kurie ten su Raudonąja armija norėjo, reiškia, ir tos visos jėgos, kada jos veikia, tai realiai nei viena iš jų neturėjo tokios labai aiškios persvaros ir neturėjo jie ten dinastijos kažkokios. Tai tiesą sakant, ir idėjos nacionalinės aiškios neturėjo. Tai ten pasižiūri tos žemėlapius, tai matai kelios kovojančios grupės. Ir didžiausią paramą gavo būtent ta raudonoji pusė. Ir todėl didžiąją dalį tos Ukrainos užvaldė tapo Sovietų Sąjungos sudėtinė dalim, o vakarinė dalis prie Lenkijos. O kokią rolę turėjo Britai ar prancūzai, kurie buvo, man rodo, ir Odesą išsilaipinę? Ar jie rėmė baltuosius kaip? Na, jie rėmė baltuosius, nes reikia suprasti, kad pirmą pasaulinį karą pradėjo Antantė ir Rusija buvo Antantės dalis. Tai jiems primtiniausia būtų, kad grįžtų ta baltoji Rusija, kokia buvo, ir jie už tai buvo. Bet ta baltoji Rusija neturėjo simbolio, kada nukirto galvą carams, tai jie neturėjo netgi aiškios figūros, kas ten galėtų būti to caru. Tada generolai. O generolai jie yra Rusijai tokie
ribotų įgaliojimų, taip galima sakyti. Nu, jie gali gerai kariauti, bet jie neturi supratimo, ką daryti su ta valdžia. Kažkokia demokratinė Rusija niekam neaišku, kas tai per daiktas. Ir dėl to, reiškia, tas baltųjų judėjimas, jisai vat, ir neįgavo tos tokios galios ir tokios jėgos, kaip jisai galėjo tą padaryti. Na, todėl, kad taip buvo. Reiškia. Tai jie pradžiai įsilaipinę tik tai dėl ko. Jie kažkokius ekonomijos tikėjosi dalykus, sustiprinti Baltąją Rusiją. Na, o po to, reiškia, po to jie neturėjo irgi jėgų, nes po pirmo pasaulinio karo visos valstybės išgyveno didžiulės ekonominės problemas. Grįžo daugybė žmonių, reiškia, be darbo, nėra gamybos, nėra pinigų, nu nieko ten nėra, ten yra labai liūdnas laikas, reiškia, ir dar jiems čia kažkokie tai užsimti, jie ieškojo būdų, kaip čia tą lengviau padaryti, todėl iniciatyvą perima Lenkija, todėl iniciatyvą perima dar kitos valstybės arba jokios valstybės, nu ir taip susikūrė tas, kas susikūrė. Tai va, nes mes jūs kažkaip laikom, kad jie čia tokie nenukentėjo nuo karo, viskas ten pas juos gerai, nieko gerai, nieks nenorėjo kariauti. Čia kaip ir su 23 metų Klaipėda. Nei vienas prancūzas mirti už Klaipėdos kraštą nenorėjo, nes jam tai buvo laikinas paskirimas. Tai tam chaose gimė ta Sovietų sąjunga, kuri paskui, reiškia, jau gyveno tą savo gyvenimą, koks jisai ten buvo. Ukraina tampa Sovietų sąjungos valdomis. Ir aš noriu paklausti, kuo skiriasi ir kuo panašus yra 1933 metų Ukrainos gyventojas ir 2024 Ukrainos gyventojas. Ir ar jūs išvestumėte paralelės tarp Holodomoro ir šių dienų karo? Nu, aišku, tos paralelės yra dėl to, kad iš tikrųjų Ukrainos toks savastis, sakykime, kokie turėjo. O tos savasties jie turėjo ne tik tai, kad priklausė Lenkijai kažkokiu laikotarpiu, ar jie turėjo ten kažkokią kazokišką kilmę, bet jie dar turėjo visą 18 amžių, 17 pabaigoje turėjo tokią hetmanšiną, taip vadinamą. Tai yra Rusijos suteikta autonomija kairiakrantei Ukrainai, kuri sunyko tuo pačiu metu kaip ir mūsų valstybė. Kada dingo mūsų valstybė, tada ir tas dingo. Nes dėl ko buvo ta autonomija, kad nepabėgtų kazokai. Nes jeigu čia dešinėkrantė yra žymiai geriau, tai tiesiog pabėgs. Tai tam, kad nepabėgtų, jam davė tokias privilegijas. Bet visos tos privilegijos, kurios buvo išsaugotos, kai kurios iš jų netgi ir 19-20 amžiuje dar turėjo jie ten tam tikrų ypatybių, labai nepatiko Sovietų sąjungai. Todėl, kad tai buvo vis tiek žmonės laisvi, žmonės turintys kitokį požiūrį, kaip sakyt, nebijantis imtis ginklo, tai tam, kad tuos tokius nedrausmingus regionus, ypatingai tokius, kurie nelabai pasiduodavo tai kolektyviniai žemės ūkio prievartos mašinai, kolchozai, sovchozai tie vadinamieji. Tai, nes ukrainiečiai jie yra ūkininkai labai stiprus ir geri ūkininkai, darbštus labai žmonės. Ir ta savybė jau netiko Sovietų valstybei, tai dėl to ir skatino jų tokį, iš esmės genocidą. Kaip sunaikinti. Todėl daug ukrainiečių yra ištremta. O tų, kurių negalėjo ištremti, tai tiesiog naudojo Holodomorą kaip priemonę tokią, reiškia, kuri ten kažkiek ir dėl neūkiškumo buvo, bet ir kryptingai buvo daroma, tam, kad sumažintų žmonių, nes žemės Ukrainos gerai, bet patys ukrainiečiai nelabai tinko. Taip dažnai atsitinka užkariautose teritorijose, tai va tokia baisi priemonė ir ten baisus dalykai, kas ten buvo ir tas batas gytė žmoguje pažadina žvėrį ten. Vykstos visokios ten žmonių valgymai ir visa kita, ta prasme, tai yra baisu ir tai labai dvasiškai prislegia kraštą ir tie visi supranta kaip tokia bejėgystė ir tie žmonės tikrai kai kuriais atvejais yra tremtis geriau negu Holodomoras. Kadangi tai palietė labai daug žmonių, tai beveik kiekvienas Ukrainos gyventojas, jisai savo giminiai turi tokių žmonių, kurie mirė. Ir tai formuoja tokį iš principo kitą priešingą požiūrį į Rusiją, negu kad buvo sovietmečių. Nes sovietmečių Holodomoras buvo draudžiama tema, apie tai buvo labai draudžiama kalbėti. Aišku, ten viduje išnabždėdavosi, bet kartais tos tokie kaip bendros kovos su fašizmu naratyvas, jisai kažkuria prasme paveikė ir ukrainiečius, ypatingai rytų Ukrainai. Tai Holodomoro tema jau akivaizdžiai rodo, kad čia draugystės būti negali ir kad niekada jos tikrumo ir nebuvo. Tai yra tik tai toksai, reiškia, ideologinis pamušalas pavaizduoti, kaip čia viskas gerai. Nes kaip Ukraina yra didelė ir labai
svarbi šalis, be kurios Rusija nėra imperija. Tai dėl to, reiškia, jiem reikėjo kažkaip tai tą palaikyti tokį pasakojimą. Tai dabar, kada žmonės apie tą holodomorą jau daug sužinojo, tai padėjo jiems apsispręsti tapti ukrainiečiais. Nes kokie čia draugai, jeigu tokiam nesąmonėm užsiima. Tai va čia, mano supratimu, holodomoro tema yra viena iš tų, kurie ukrainiečius daro ukrainiečiais. Paminėjote, kad Kijevas yra labai svarbus Rusijos imperijai, kai propagandistai sako Rusijos miestų motina. Tai noriu paklausti, ar Rusijos imperija, turbūt taip ir dabartinė Rusija galima pavadinti, galėtų išgyventi be vieno iš 3 savo svarbiausių brangakmenių? Tai išgyventinai galėtų. Tiesą sakant, tas imperializmas, jisai neturi tokios jau ten svarbios reikšmės, kaip kartais visi įsivaizduoja, kad čia nebūtų tokios centralizuotos Rusijos, tai čia viskas sugriūtų. Nieko čia nesugriūtų. Kažkada buvo ir Vakarų imperija viena, ir visokių mes čia turėjom projektų, ir imperijų iš vis 19 amžiuje dominuojamas amžius. Bet jis nėra geras, jisai gal kažkojam patinka, gal racionalus, gal susijęs su tam tikra technologinė pažanga, bet tai tas pasaulis, kurį mes turim 20 amžiuje, kada valstybės sudarytos tautinių pagrindų, man atrodo, yra žymiai sėkmingesnis, žmonės yra tiesiog laimingesni, todėl kad gyvena taip, kaip jie nori gyventi. Nėra tos prievartos, aš tą prisimenu sovietų laikotarpį, tai kaip kažkokį siaubą, košmarą. Kada tu tokiam patautų katile kažkokiam sėdi ir tau ten kažkas kažką diktuoja. Tai aš manau, kad Kijevas, jisai, aišku, yra svarbus miestas, jisai yra geografiškai svarbioje vietoje, nes judant Dniepru pasiekiama yra tas, kaip sakyti, miškų ir stepių sankirta va šitoje vietoje. Tai natūralu, kad tai stipriausia tvirtovė, reiškia, kuri yra reikalinga, kadangi tos kultūros labai atsiskiria, stepių kultūra ir miškų kultūra. Na ir pats miestas yra gražus, didelis ir galingas ir geografiškai valstybės centre. Tai žinoma, kad Kijevas visą laiką yra laikomas Sovietų Sąjungos laikais buvo viena pagrindinių sostų. Taip jau buvo sudėliota. Tas buvo ir rodoma, ir eksponuojama. Bet nemanau, kad Rusija turi menkiausių šansus Kijevą užimti. Ir jinai tiesiog ten nenori šitų žmonių ir, man atrodo, nepavyks jiems. 1954 metais Krymo pusiasalis buvo perduotas Ukrainos TSR ir norėjau paklausti, ar buvo pradėtas pusiasalio ukrainietinimas ir kas sovietmečiu vyko su Krymo totoriais. Krymo totoriai yra irgi toks elementas, kur Sovietų Sąjungai nelabai patinka, tai jie irgi yra patekę į represuojamų tautų sąrašus ir patyrė daug visokiausių skriaudų. Krymo totoriai kultūriškai yra tikrai ne Rusija ir jie savo orientaciją daugiau linkusi į Turkiją arba bendrai į tą totorių pasaulį, kuris Rusijos didelę teritoriją užima, nes ten Tatarstanas ne vienas yra keli. Aukso ordos, ten Kazachstanas save asociuoja su Aukso orda, labai akivaizdžiai reiškiasi, tai yra savo pirmtakę laiko šitą valstybę. Tai tokiu būdu tas Krymo, ką daryti su Krymu, tai yra didelis klausimas. Ar ten reikėtų priskirti tai tokiai Odesos tipo kultūrai Viduržemio jūros, ar reikėtų atskirą respubliką kurti ir kaip. Tai jie eksperimentavo čia visokius dėliojo. Ten viena yra esminė problema, kad Rusija yra labai svarbu karinių požiūrių ir ypatingai Sevastopolio uostas. Tai yra pagrindinis Rusijos pietų uostas, visą laiką tokių buvo, labai geroje vietoje įrengtas. Ten ir daugiau tų uostų tokių yra. Ir jiems labai taip neaišku buvo, ką su juo daryti, nes Rusijai priskirti kaip ir ne visai ten išeina, todėl kad gaunasi kaip ir iškišulys toksai. Ir dėl to, reiškia, buvo tokia mintis perduoti Ukrainai, kuri ten vis tiek Sovietų Sąjungos dalis, koks ten skirtumas. Ukrainizacijos ten minimaliai, nes ten, jeigu lygint kiek yra ukrainiečių ir kiek yra rusų, tai būtų turbūt po tiek pat, gal rusų ir daugiau. Ten būtų daug tokių gyventojų, kurie nenusakomi, reiškia, sovietiniai piliečiai, taip galbūt. Na ir šiaip tas kraštas, jisai turizmų labai požiūriu svarbu, Sovietų Sąjungai buvo įprotis ten važiuoti į tą Krymą atostogauti masiškai, kol užsienio dar kelionės nebuvo prasidėjusios. Tai jisai su Rusija susijęs per tokius. Bet nereikia krašto užkariauti, kad jame reiktų pailsėti. Mes puikiai matom, kad galime ir neužkariauti, visai gerai pailsėti. Ir čia tas toks kvailas noras užvaldyti teritoriją, jisai iš tikrųjų gal vienintelė tokia vieta, dėl ko Rusija gali sakyti, kad jai labai rūpi, tai tas Sevastopolio uostas. Tai taip.
Nes ten buvo sutartis. Rusija turėjo, nors priklausė Ukrainai, jau po to, kai buvo nepriklausoma valstybė, bet buvo sutartis daugiametė, kad čia Rusija jau tam Sevastopolį, ten yra Rusija realiai. Nu tai taip sutarė buvo, bet paskui, kada ten Rusija pradėjo negražiai elgtis, nu tai tada ukrainiečiai pradėjo sakyti, tai gal mes čia jūs kaip nors irgi iškelsim, jeigu jūs taip elgsitės, nes jie elgėsi kaip šeimininkai. Neperėjo prie naujo santykio, nors reikalai pasikeitė. Tai tokiu būdu, reiškia, šitas kraštas, kam jį priskirti, jisai buvo priskirtas Ukrainai, bet Ukraina per daug nesiekė jame tenai kažką tai ten labai ukrainizuoti. Nes ir pačioj Ukrainos iš vis rytiniai daly tos ukrainizacijos nebuvo, tai dabar jinai vyksta. O seniau tai kažkaip tai, sakyčiau, tokia buvo dvikalbystė ir dar galbūt ir dominuojanti rusų kalba rytų Ukrainoje buvo. Bet dabar, kaip paaiškėjo, ne kalba nulėmė tokius dalykus. Pasirodo, tie rusakalbiai Ukrainos gyventojai lygiai kaip ir visi kiti kovoja prieš Rusijos režimą ir ten nėra didelio skirtumo. Tai dėl tos priežasties aš manau, kad galėjo būti ir kitokių sprendimų, ir Krymo autonominė galėjo būti kažkokia respublika pilnai, bet nebūtų tos tautos tokios, kurios vardu ten kažkas nors vadintųsi. Tai ką žinau, tai gali būti toksai dalykas ir dabar, kada, pavyzdžiui, bus vis tiek kažkada taikos dėrybos, tai gali būti toksai pasiūlymas, kad, sakykime, atkurti Krymo kažkokią atskirą respubliką. Tai gali būti. Kodėlgi ne? Nes tokios respublikos yra tikrai galinčios išgyventi, yra geroje vietoje. Ir jeigu ten būtų tokia vietinių gyventojų valia, tai gal. Bet ta neapykanta, kuri dabar pasėta yra tarp gyventojų, tas baisus elgesys su ukrainiečiais, su civiliais gyventojais, vaikų tie grobimai, jie nesudaro sąlygo ateityje kažkaip sugyventi. Tai manau, kad taip, kaip buvo anksčiau, nebebus. Tai dabar peršokant prie dabartinio karo. Ar kare Ukrainoje yra pilietinio karo bruožų? Nežinau, kiek ten to pilietinio karo. Ten tos pilietinis karas, tai dar ten turi būti pilietinė visuomenė, kad ten vyktų kažkoks karas. Prasme, ten yra tiesiog Rusijos primestas karas, kuriame paskui ten dalyvauja ir vietiniai gyventojai vienokia ar kitokia forma, visą laiką yra kolaboruojančių, yra visą laiką rezistuojančių, tai nemanau, kad ten kažkas. Jeigu nebūtų Rusijos veiksnio, tai nieko nebūtų tam krašte įvykę. Jokių ten respublikų kažkokių neaiškių nebūtų atsiradę. Čia yra visiškai Rusijos projektas. Nes tam, kad kiltų tokie dalykai, tai turi būti kažkokios objektyvios priežastys arba kažkokios kultūriniai išskirtinumai ir dar kas. Nieko ten ypatingo nėra. Tas kraštas, jisai toksai pramoninis, tai aš manau, kad čia tikrai nepilietinis karas, o tai yra Rusijos puolimas prieš Ukrainą tiek. Jūs sakėte, kad kazokai ypač kovingi žmonės. Ar ukrainiečiams vis dar būdingas kazokų mentalitetas? Yra jo. Jis yra simboliuose, jisai matosi ginkluotose pajėgose, matosi tiesiog, matai, ten tos buožės, reiškia, arba ten dar kažkokie tokie dalykai, tai matosi yra. Bet tikrai tai nėra taip, kad kazokų kultūra jau dominuoja visiškai Ukrainoje ir vienintelė. Aš manau, kad visos kultūros ten savo vietą turi ir gal tai ir gerai, tada jos susimaišo ir gaunasi kažkoks normalus vaizdas. Sunkiausia jiems yra tai, kad jie ilgą laiką neturėjo nacionalinės idėjos ir jie neturi sluoksnio tokio, kuris labai apjungtų jas. O čia yra tokia problema, nes teritorija didelė, skirtumai nemaži ir nėra to sluoksnio, tai ar seniau koks bajoras buvo, arba ten Lietuvos Respublikos laikais, ten kažkokie tai vis tiek šauliai tenai, kažkas bendro, ten, taip, tai dabar turi bendrą priešą. Tai tas bendras priešas kažką jau ten suformuos. Manau, kad ta teritorija, jinai dabar, kur jau išlaikoma ilgą laiką vienose rankose, jinai jau tikrai yra branduolys stiprios Ukrainos, o šiaip jau tokiose dainuose, tai iki Kaukazo. Jie irgi turi, nes ten yra pas jos tokius suvokimas, kad čia Rusija irgi per daug nuėjusi Dagestanus visokius ir kad realiai turėtų Ukraina riboti su Gruzija, su Sakartvelu. Kažkoks turėtų būti tada logiškas dalykas, nes ta Rusija tokia padaryta, ten tos Rusijos niekada nebuvo. Rusija pati pagal kilmę yra, tai, sakykime, pati Maskva yra nedidelis plotelis tenai toksai yra. Sakytų, užkariautos teritorijos. Nes Dagestanas, kokia ten Rusija? Tai Dagestanas yra.
Nu, ne tik Čečėnija, ten daugybė tautų, ten kiek jų yra, 200 tautų ir 200 dialektų, ta prasme, ten kalnuose žmonės gyvena mažom grupėm, daug ten tų tautų visokių yra, tai kokia ten Rusija. Nu, bet jeigu jie neturėtų, tai greičiausiai viduje kariautų, tai dėl to kaip ir visi priima to žaidimo taisyklės. Ar Putinas įsiveržė į Ukrainą norėdamas sustiprinti savo valdžią, banaliu būdu nukreipiant dėmesį nuo vidinių Rusijos problemų į išorinį priešą? Ar šis sprendimas labiau avantiūristinis ar desperatiškas, žinant, kad Putinas savo vykdytais veiksmais ir politika seniai užsispėtė save į kampą ir negali tiesiog pasitraukti iš valdžios, o kitaip spręsti išlikimų valdžioje klausimus negali, nes turi labai daug priešų net savo artimiausioje aplinkoje? Nu, aš manau, kad tikrai ne desperacijai, jisai tiesiog žino rusišką tą natūrą, jų mąstymo formą, nes nors formaliai ten yra demokratija, bet realiai dominuojanti yra patvaldystė. Tai jis realiai pagal tai ir daro. Nu, kadangi pasaulyje labai čia svarbus tie rinkimai, tai padaro tos rinkimus, bet šiaip jisai gyvas iš ten nepasitrauks, tai visiems aišku. Ir ten ne desperacijai, tiesiog jisai sugeba atliepti tų didžios daugumos tos tautos žmonių, nu, tą įsivaizdavimą. Tai aš čia tokios desperacijos nematyčiau, bet greičiau toksai reiškia. Jiem to reikia, tą aš jiem duosiu, savęs neužmirždamas. Kitas dalykas, jisai nuoširdžiai, mano supratimu, nuoširdžiai nori atkurti Sovietų sąjungą, o dar geriau padaryti dar didesnę. Ta prasme, jis turi tokį įsitikinimą, kaip savo misiją supranta šitoje vietoje. Sovietų sąjunga tai kaip pačios Sovietų sąjungos ar kaip įskaitant visą rytų bloką? Ne, tai jis rytų bloko gal nelabai pajėgs. Sunku pasakyti, kas jo galvose, nes Rusija tiek įtakoja Europos, reiškia, valstybės stipriai, ypatingai ten pietų ir vakarų Europą, kad ten gali ten svajonės jis visą Europą užimti. Tai čia labai gali būti. Tik tai tiek, kad jau laiko jam nebeliko. Nu, jam vis tiek yra nemažai metų ir jau kiek ten besistengtų, dar 10 metų ir viskas, reiškia, jis jau bus jau, senas žmogus. Tai... Bet po vieną carą ateina kitas. Nu jo, bet jau ten tokie tie carai skirtingi būna. Ta prasme, čia jau Putino vietoje atėjęs žmogus, jisai tikrai bus kitoks. Nes jis neleidžia tokiem atsirasti aplinkoje. Jisai labai atsargiai seka savo artimąją aplinką ir jeigu tik tai kas nors parodo ambiciją kažką tai daugiau padaryti, jisai bus iš karto sunaikintas arba nustumtas iš šono. Tai jisai supranta tą rytietišką kovą dėl valdžios ir Aukso ordos Hanas, jisai tik tai tada Hanas, kada panaikina visus, įskaitant savo vaikus ir visus kitus pretendentus. Tai tokia yra jų, tokia yra santvarka, tokia tradicija ir turbūt niekas čia nepasikeis. Bet tai nėra desperacija, tai yra tiesiog žmogaus taip suvokiama veikla. Na ir tai gal susijęs to, kad Rusija gal nemano, kad kažkas istoriškai keičiasi. Jinai mato sustingusi laiką ir tiesiog mato valstybės sienų pulsavimą. Ir va taip jie mato. Tokio suvokimo, kad čia dabar nauji laikai, čia viskas kitaip, kas mūsų galvose dažnai atsiranda, tai pas juos to ne iš tolo nėra. Tai kai nėra progreso idėjos, tada ir nereikia nieko labai keisti. Ir taip gerai. Knygoje Karai ir taikos jūs akcentuojate, kad kariaujama ne dėl pačio karo, bet dėl geresnės taikos. Tai jūsų manim, kokios geresnės taikos siekia Rusija? Nu, jie nori atkurti imperiją. Tai va, jų ir visa taika, jiems visai nerūpi ten jokie kompromisai, jie tiesiog nori sunaikinti Ukrainą priimti vėl prie Rusijos ir turėti taip, kaip buvo toliau. Jiem atrodo, kad tai garantuotų kažkokią laimę ir sveikatą ir galėjimą nuvykti, įsimaudyti Juodąją jūrą. Nu, čia taip vaizdžiai pasakysiu. Ir tas imperinė ambicija, ten kažkokių tai tolesnių, ten kažkokių tai geopolitinių projektų, nu, ten viskas yra tik tai, nu, kažkas turi būti. Kaip tos respublikos. Tai savaime aišku, kad tai jokios respublikos, tai yra tiesiog tokie neteisėti teritoriniai dariniai, kuriuos kažkaip reikia administruoti. O šiaip tai, nežinau, man tai atrodo, kad Putino idėja yra tiesiog atkurti imperiją tiek, be jokių gilesnių dalykų. Taip pat knygoje rašote, kad kariaujant svarbu išlikti žmogumi. Kaip tai reikia padaryti ukrainiečiams, jeigu jų priešai nesilaiko jokių moralės principų? Aš manau, kad tai tik tai matosi pačiam fronte. Reiškia, paprastai fronte, koks be būtų baisus karas, vis tiek nusistovi tam tikros taisyklės. Ir tos taisyklės, reiškia, tokia karinė etika, jinai vadinama. Tai jinai, nu taip yra, va, tas galima daryti, o to negalima daryti. Kad paleidai droną ir kam nors pataikiai, nu tai viskas tvarkoja, reiškia. Čia jau toks yra karo pobūdis. Bet va, jeigu ten
vaikų darželį pataikė, jau blogai. Nu, kaip pavyzdys. Tai tokios taisyklės nusistato, kariai dažniausiai vieni apie kitus žino labai daug, nes jų pagrindinė kalba yra apie ką? Apie priešą ir kalba apie tai, ką jie grįš namo karui pasibaigus. Tai yra dvi pagrindinės karių temos. Reiškia. Tai todėl, kad labai didelis dėmesys priešų, tai apie jį daug žino. Užtat, pavyzdžiui, iš ukrainiečių gali daug sužinoti apie Rusiją, kasgi ten vyksta. Tai aš manau, kad čia šitoj vietoj gal toks ir būtų tada atsakymas, nes kitaip reiškia sunku tą paaiškinti kitaip, nes tos, pavyzdžiui, kur nustatytos taisyklės karo veiksmų vedimo, ten kasetiniais sprogmenys ar dar kas nors. Nu, jeigu viena pusė nesilaiko, tai ir kita nesilaiko. Nu, negali būti viena pusė teisingas, niekaip. Ir todėl vis tiek atsiranda, reiškia, toksai ignoravimas tam tikrų taisyklių, o kai kurios kaip tik yra išlaikomos, nes, nu, pavyzdžiui, elgimasi su karo belaisviais kažkiek turi atitikti taisyklės, nes tu pats gali patekti nelaisvę. Tai kadangi yra tokia galimybė, tai minimalių kažkokių reikalavimų laikosi. Turi būti naudinga abiem pusėm. Taip, nes tai va tada ir galioja tos karo taisyklės kažkokios. Tai, bet jeigu viena pusė nesilaikys, tai ir kitus ten žudysi tos belaisvius, tavo žudys. Nu, tai čia klausimų jokio nėra. Bet kartais yra tokia galimybė, kada tu gali, pavyzdžiui, tyčiotis arba nesityčioti. Tu gali su jais neišnekėti, bet nebūtinai tau atėjus zysti ir ten daryti, kaip nors rodyti savo ten valdžią, tai čia vat yra ta vieta, kur žmogus turi jausti ir tai viduje žmoguje esanti sąžinė ir nustato tas taisyklės realiai. Štai yra patys pavojingiausi žmonės, kurie yra mažieji žmonės, ta prasme žmonės be didelių ten aspiracijų ir kažkokių kitų dalykų, kuriems suteikiama valdžia duodant ginklą. Tada jie labai mėgsta pasipuikuoti tą valdžią, pasityčioti, dar ką nors parodyti. Tai čia yra tokia žmogaus bjaurumo tokia savybė ir jinai vat karo metu labai išryškėja. Tai visiškai priešinga karo etika. O pats karas suvienijo ar suskaldė Rusijos visuomenę? Sunku pasakyti. Tai dar ne pabaiga. Dabar dar gal atrodo, kad suvienijo, bet ten, jeigu jisai taip labai ilgai užtruks, gali labai suskaldyti visuomenę. Nes rusams būdinga ieškoti kalto. Jiem netaip rūpi, ką padaryti, kad taip neatsitiktų, bet rasti kaltą ir tada atrodo viskas gerai. Nors tai nieko neatveda. Tai panašu, kad dar tolesniuose karo etapuose mes pamatysim ir tą skaldymo elementą. Arba skilimo elementą. Ar mišriuose rusų ukrainiečių šeimose įmanomas turimas karo klausimais, ten priežasčių ieškojimas, tautų ieškojimas? Ne, nu kokios ten priežastys, tai ukrainiečiam ir visiems aišku, už tai, kad Putinas viešai pasakė, kad jį užpuolė, tai kiek vaizdu. O kadangi nei viena tauta nenori atrodyti durnai, tai jie tyčia tiki, reiškia, tuo, ką patys meluoja, nes tada jiems tarsi jie patys gražiau atrodo. Kitaip sakant, melas yra valgomas sąmoningai suprantat, kad tai melas. Ar įšaldytas karas įmanomas ilgoje perspektyvoje, ar tik tai Rusijai atsinaujinus rezervus būtų suduotas paskutinis smūgis Ukrainai siekiant ją neutralizuoti? Nežinau, ar ten jiems reikia kažkokių pertraukų, man atrodo, kad jokių pertraukų jiems nereikia, nes jie puikiausiai savo ekonomiką susitvarko per trečiasias šalis. Taip patiria kažkokius laikinus sunkumus, bet paskui ilgainiui paaiškėjo, kad ten yra įmanoma apeiti tas sankcijas. Tai tos sankcijos, sakyčiau, jos apribojo galimybės, bet tikrai nesukelia egzistencinio pavojaus. Todėl, kad yra būdai kaip apeiti. Ir šiaip kartais keista, kai jau 2,5 metų karo dar klausimai tokie kyla. Ten vyksta prekyba, kokia nors ten esminė ir taip toliau. Bet kartais neišeina kitaip. Pavyzdžiui, ten aliuminio atsargos didžiulės yra Rusijoje. Nelabai kitur yra to aliuminio ir viskas, o jų reikia. Ir tada vyksta tokia prekyba. Tai manau, kad čia tas kalbos apie taktinę Rusijos siekį dabar užšaldyti, o paskui vėl atnaujinti, tai daugiau remiasi tokiu noru, kad taip atsitiktų. Nes iš tikrųjų tos reikalavimus, kurios Rusija kelia, yra nepriimtini Ukrainai, iš principo, aišku, kad nepriimtini. Ir yra daugiau žaidžiama tam, kad parodytų, kad Rusija kalba apie tai. Tai viskas. Nes jeigu būtų rimta kalba, tai aišku, kokia būtų rimta kalba. Tai visą laiką yra, reiškia, status quo.
va ten, kur sustojo kariuomenės, va čia ir braukiam liniją. Tai čia yra tokia vaikų sudarimo dažnai. Kita yra principinė kovinė, tai status quo ante bellum. Tai yra padėtis, kuri buvo prieš karų prasidedant. Tai va čia būtų Ukrainos variantas. Nu, niekas nieko nekaltas, bet grįžtam prie tų sienų, kurios buvo. Tai čia Ukrainos būtų svajonė tokia taika. Nu, dažniausiai tam reikia laimėti karą arba pasiekti tą, kitai valstybė nebegali toliau kariauti. Pavyzdžiui, naujas frontas atsidaro ir tada jie turi staigiai daryti čia taiką, nes ten kažkur. Tai tokio pavojaus nėra Rusijai. Tai kadangi tie pasiūlymai turbūt sunkiai priimtini, tai ieško kitų variantų, dabar labai intensyviai ieško kitų variantų, nes Ukraina praranda teritorijas, iškia laikas yra ne Ukrainos sąjungininkas, vilčių, kad ten kažką labai pavyks pakeisti, tai nežinau iš kur tos viltis, nes tiesiog nebėra žmonių. Tai manau, kad jie jau perės į taikos dėrybas kažkokias, kurios bus tarp dviejų šitų variantų, tarp to, ką Putinas pasakė ir to, ko Ukraina norėtų, kažkur per vidurį. Bet vidurys gali judėti, priklausys nuo sėkmės frontuose. Kas būtų pasikeitę, jeigu Ukraina būtų pralaimėjus taip, kaip Kremlius norėjo ir galvojo? Ir gal būtų atsitikęs kaip Lietuvoje karas po karo? Tai aš manau, vakarų Ukrainai tai 100% tai būtų buvę, o visur, nes tai yra per didelė teritorija, tai negali jos sukontroliuoti, reiškia, niekaip nėra tokių resursų. Tai būtų kažkoksai toksai, arba jie būtų prariję, kaip prarijo tada, bet ką ukrainiečiai patys sako, tai jokių šansų Rusija neturėjo, sako, mes po 14 metų atlikom labai daug darbų, kad ta situacija pasikeistų ir jinai pasikeitė. Petras I laikomas imperatoriumi atvėrusiu Rusijai langą į vakarus. Ir Putinas labai mėgsta save lyginti su Petru I. Bet ar Putinas netaps tuo caru, kuris užvers tą langą Europą? Panašu, kad jisai prives Rusiją prie labai liūdnos padėties. Tik tai kas įdomiausia, kad ta padėtis bloga. Jinai gali atsirasti jau po Putino mirties praėjus kažkiek metų. Ta prasme, inercija didelė yra šitoje vietoje. Nes jisai iš tikrųjų, kokia yra Romanovo idėja. Per bendravimą su vakarais sustiprinti Rusijos imperiją. Toks yra stilius. Tai Putinas tikrai ne per bendravimą. Jisai nutraukė tą bendravimą. Nes jau vakarai buvo pasiruošę Rusus ten ir pagražinti, tai jis viską tą sugriovė. Ką jis to laimėjo? Nieko nelaimėjo. Jisai tik sugriovė. Ta mintis, kad vakariečiai yra blogis, kad jie yra lotynai, kad jie prieš ten stačiatikių tikėjimą, tai čia labai senas Rusijai. Ir ant to nepasitikėjimo užsieniečiais galima daug ką daryti. Bet tuo pačiu metu jie nenuseklūs. Tuo pačiu metu jie garbina vakarietiškus daiktus. Nes jų pagaminti daiktai prasti. Ir jie nemeta klaidos. Jiems šitie dalykai, tai turi fragmentuotą mąstymą. Pas juos nesueina viskas į vieną sistemą. Jau pas mus nelabai sueina, pas juos visiškai nesueina. Ir jie gyvena šūkiais. Tai yra tokia Aleksandro Suvorovo knyga Mokslas laimėti. Tai jisai, tas vadovėlis parašytas nenuosekliu tokiu tekstu, o tokiais šūkiais. Bet kareiviai supranta šūkius, mušam tuos, tie kalti, reikia ten kraštui anglies, dar kas, ir jie gyvena tokiuose šūkiuose. Tai va ta tauta, jinai tokia nelinkus kritiškai mąstyti, yra tik tai, reiškia, jų ten centrai, kuriuose yra mąstoma ir jie tokie palaikomi, bet šiaip iš principo tai ten, jeigu jiems juos pašeri tinkamą propagandos dozę, tai gali labai ilgai išlaikyti jų lojalumą. Tai dabar noriu eiti prie jūrinės temos, kurią aš pavadinau Lietuva jūrinė valstybė. Tai Lietuva nuo seniausių laikų turėjo priėjimą prie jūros. Ar tai būtų Šventoji, Odesa ar Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystė. Koks buvo LDK jūrinis interesas ir kodėl Lietuva netapo jūrinė valstybė? Matot, Kuršo Žiemgalos kunigaikštystė, jinai nebuvo visai mūsų žemė. Tai buvo Leninė valda. Ir jinai viduj save suprato kaip visiškai savarankišką valstybę, kuri delegavus aukštesniai valstybei gynybos ir užsienio politikos sritis. Ir niekada jų nepažinė. Ta prasme, niekada nekariavo prieš Lietuvą, niekada neperėjo priešų pusę. O čia įdomus dalykas, niekada neperėjo. Užimta buvo kelis kartus, bet neperėjo.
Tai tokiu būdu, reiškia, taip rimtai žiūrėjo. Tai, bet jinai nebuvo mūsų dalis. Žmonės nesuvokia, kad tai yra mūsų valstybės dalis. Taip, tai yra tam pačiam valdovui ištikimas kraštas, bet valdovui tas vasalinė priklausomybė, taip. Tai Kuršas jisai turėjo visiškai tokią savitą formą ir žmonės vykdami per sieną suprasdavo, kad tai to paties valdovo valda, bet tai kitas kraštas. Jis kultūriškai labai skirdavosi. Kitas dalykas - Livonijos vaivadija arba tie infliantai Polskė, tai Latgala lietuviškai. Tai ten jau kitaip buvo, ten katalikiškas kraštas. Ir ten jisai jau buvo artimas ir ten trečdalį visų dvarų valdydavo Lietuvos bajorai, trečdalį Lenkų ir trečdalis vokiečių, tai baronai. Tai ten jau tas kraštas buvo mums artimesnis ir šiandien jis yra artimesnis. O reiškia, tai tas prieimas prie jūros, jisai toks ten nebuvo. Realiai mūsų prieimas pagrindinis prie jūros yra per Karaliaučių ir per Gdanską ir per Rygą. Tai visi tie uostai buvo realiai, Gdanskas Lenkijos žiniojo, bet jisai irgi toks ypatingas miestas su savo charakteriu. Tai mūsų pagrindiniai jūriniai uostai ir tai ne mūsų reikalas. Nes yra iš tikrųjų geopolitikoje pastebėta, kad labai dažnai prie jūros yra viena kultūra, o upės aukštupys kita kultūra. Ir viena yra jūrinė, o kita yra kontinentinė. Tai mes buvom kontinentinės kultūros kraštas ir net jeigu yra kažkokie tai prieimai prie jūros, tai mes linkę tą darbą patikėti kam nors kitam. Tai taip šimtmečius buvo šitie dalykai. Ir jie paliko tą mąstymą. Lietuvis priėjęs prie upelio mato jame kliūtį, o ne galimybę. Švedas priartėjęs prie vandens mato galimybę, nes pigiau privežti vandenių daiktus. Vat ir skirtum. O jeigu mes būtume išvystę Šventąją į didįjį uostą, ar tai būtų buvę įmanoma ir jeigu taip, ar mes būtume galėję pastatyti laivyną, kuris būtų galėjęs konkuruoti su švediškoju? Pigiau užimti Klaipėdą. Valstybė ir arba, sakykime, vėlesniais laikais Liepoja labai aiškiai žiūrėjo, bet mums geriausia būtų turėti Klaipėdą, nes Klaipėda yra Nemuno žiotis, tai tada Nemuno pagrindinė mūsų upių arterija vakarų dalyje yra Nemuno upė. Dauguva dar kažkada buvo, o šiaip tai Nemunas, bet per Nemuną ir mes niekada, žemaičių puldavo tą Klaipėdą, bet kad Lietuva būtų ten labai norėjusi ją užimti, jeigu būtų labai norėjusi, tai būtų ir užėmus. Bet nematė reikalų, todėl kad mūsų prekės galėjo per Klaipėdą visiškai sėkmingai išplaukti. Ekonomiškai žiūrint, jie nesuprato, kad čia reikėtų, nes uostas yra pajamos, bet pajamos yra susijusios su pareiga vystyti infrastruktūrą. Tu turi išmanyti jūrinius dalykus, jeigu nori valdyti uostą. Tai mūsiškiai sakė, čia ne mūsų reikalas. Mes parduodam prekes, jie išsiveža viskas 100 metų. Mums pinigai ateina. Tai lygiai taip per Karaliaučių yra pagrindinis dalykas. Karaliaučius tai irgi iki 1660 metų, taigi Prūsija irgi buvo leninė valda. Tai statusas panašus, reiškia, iš esmės, kaip su Kuršų Žiemgalos kunigaikštystė, tai mums kad taip ir savaime suprantama buvo, čia nebuvo tokio suvokimo, kad reikia jūrinės valstybės, kuri tikrai čia daug ką valdo, tai jau tikrai sustiprėjo 20 amžiuje. Tai valdovai neturėjo jokio noro po Žalgirio mūšio, ar kai buvo leninė valda, neturėjo jokio noro prijungti Klaipėdos krašto prie LK. Kaip čia taip įdomiai, reiškia, neturėjo jie palaikymo šitą idėją. Nes jeigu pažiūrėti į tuos magnatus, didikus, tai labai retas iš jų, kuris ten labai išmanė tos jūrinius reikalus. Tai 17 amžiuje mesgi turėjom valdovų iš Vazų, vadinkim, dinastijos, nors ten ne dinastija, kurie labai jau stengiasi. Ir Zigmantas Vaza, ir Vladislavas Vaza dėjo daug pastangų, kad padaryti jūrinės valstybės ir jie turėjo labai ribotą palaikymą. Arba mažą palaikymą. Dar Lietuvos, dar magnatai, kažkiek Lenkijos magnatai iš vis nerėmė. O kam čia reikia? Nes jeigu atsiras uostai, tai tada karalius pasidarys savo papildomą finansavimo šaltinį ir tada mūsų neklausys. Ir tada jisai mums valdys. Tai mums nepatinka tai. Tai mes geriau palikim kaip yra. Ir ten idėja, kad mes lietuviai Lenkai turim knisti žemę ir išgyventi žemės ūkio, ten visokių vokiečių reikalas, kaip ten tą prekybą vystyti, ar ten žydai, tai tas labai buvo visą laiką. Ir tas jaučiasi iki šios dienos. O kodėl Mažytė, Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystė sugalvoja įsteigti kolonijas? Ir jeigu tai būtų skirusi paramos jas išsaugoti, ar būtų istorija susiklosčiusi kitaip? Ir ar bendrai buvo galima jas išsaugoti, žinant, kad mes buvom įkalinti Baltijos jūroje? Mes nebuvom įkalinti. Iš jūros tas laiką galima išplaukti per sąsiaurius.
Tai čia tas visą laiką kelias yra. Tada su Danija reikėjo kažkaip. Danija maloniai visus praleidžia, tik susimokėkit. Zundo mokesčiai. Čia yra Danijos karalystės tiesioginės pajamos, už kurias nereikia atsiskaityti nieko. Tiesiog eina 1/4 ar 1/3, neatsimenu, pajamų zundo mokesčiai eidavo tiesiog į karaliaus karūnos pajamas. Tai čia nerealiai iš 4 visą statė. Tai reiškia, mūsų šiuo požiūriu prekyba teikia didelės galimybės ir tas kolonijas, tik tai ten žodis gal kolonijos nėra iki galo geras. Ten nebuvo kolonijos, ten buvo prekybinės faktorijos. Ta prasme, tai yra prekybiniai ekonominis projektas čia yra. Čia yra Kuršo kunigaikščio Jakubo asmeninė iniciatyva. Ir jisai reiškia, nes ten jokių Latvių nebuvo, kaip visi įsivaizduoja, ten kur nors prie Gambijos upės, pavyzdžiui, tai jokių Latvių nebuvo, nes ten toks klimatas, kad europiečiai neišgyvena, ten maliarija. Nepasakysiu, kuria Trinidado ar Tobago salą buvo atkelti Latvių kolonistai. Nu tai ten, į šitai Karibų jūrą. O reiškia, Gambijos upės žiotyse, kur jie turėjo ten tą kaip jie ten vadino, tą fortą, tai jis ir tiesiog nupirko iš vietinio ten karaliaus žemę ir ten prekybos vieta. Ir pagrindinė prekybos prekė buvo vergai, nes labai gerai ėjo biznis. Tai taip, čia yra grinai ekonominis dalykas, o tie baltieji, kurie tenai buvo, jie atvežami buvo iš Olandijos. Ta prasme, čia daug kas galvoja, kad čia, reiškia, kad čia kažkas darė, kokią tai tarybą nusprendė. Ne, čia yra kunigaikščio toks ekonominis efektas, jisai investavo daug į laivybą ir jisai yra žinomas kolonializmo istorijoje, Kuršo kunigaikštis veikia kaip žaidėjas. Kaip pats žmogus, kuris tą gerai darė, stodamas į gretą su Olandais, Anglais, reiškia, 17 amžiuje dominuojančiom tokiom jėgom. Ir jam gal būtų pasisekę, bet tai jo metropolija labai silpna. Jie tiesiog 1655 metais švedai užėmė. Ir ten kelis metus nebuvo jokio suzireno. Tai anglai tada paėmė ir užėmė tas salas, nelaukdami, kol kas nors kitą padarys, o kada jisai ten išsikapstė iš tų priklausomybių, jam sumokėjo kompensaciją ir viskas. Angliškai. Tipo viskas okei, mes jam sumokėjom. O realiai tiesiog nusavino ir tiek. Bet sumokėjom, tai. Dabar peršokant iki tarpukario. Ar Lietuvoje buvo ambicijų paimti ne tik Klaipėdos kraštą, bet ir likusią mažą Lietuvą? Ar mes būtume pajėgus tai padaryti, kaip būtų pasikeitę mūsų santykiai su Veimaro Respublika, paskui Trečiojo Reichu ir ką antrasis neužšalantis uostas būtų reiškęs Lietuvos ekonomikai? Jokių šansų. Lietuvos valstybės pagrindinis draugas iki 33 metų buvo Vokietija. Iškia, nieko prieš vokiečius mes negalėjom net svajoti, net galvoti, net planuoti. Net ir jų pačios silpniausiai vietai, nes mes turėjom pagrindinį priešą akivaizdžiai Lenkiją. Tai reiškia, visos kitos valstybės yra potencialūs pagalbininkai ir mes tikrai su jomis nesipyks. Po 33 metų akivaizdžiai Vokietija jau pateko priešų sąrašą, tai mes svarstėm galimybę kariauti su Vokietija ir Lenkija vienu metu. Buvo toks laikas, reiškia. Tai čia mūsų interesai baigdavosi ties 20 metų Versalio sutartyje nubrėžtą sieną, kuri tiesiog nustatė Vokietijos šiaurinės ribas. Ir tada Klaipėdos kraštas atsidūrė už jų. O čia tokia juridinis toks kazus atsirado. Ir tada lietuviai šitą gabalą paėmė. Ir paėmė dėl ko? Jeigu nebūtų to padarę, Lenkai būtų paėmę. Ta prasme, nebūtinai Lenkai, ten variantai buvo. Prancūzai tiesiogiai paėmė. Nes prancūzų tas valdymas buvo laikinas. Tiesiog nebuvo kitos fantazijos, tai jie laikinai tenai išlaikė savo ten tas pajėgumą. Bet lietuviai turėjo rimto pagrindo spėti, kad Lenkai bandys užimti ir tai Lietuvai reiškia mirties nuosprendį. O kaip būtų veikus Lenkų anklava, nes Rytų Prūsija vis tiek buvo Vokietijos žemės? Tai Lenkija akivaizdžiai turėjo pretenzijas užimti visus rytus. Čia visiškai aiškus dalykas. Tai jeigu jie būtų paėmę Klaipėdą, būtų ir likusiai rytpusiai jų žinion perėję. Jie tą planavo padaryti. Tai čia teko man dalyvauti tokiuose konferencijose, kur jau ten rimti mokslininkai kalbėjo, tai ten akivaizdžiai. Tai Rytų Prūsija labai jautėsi nesaugiai ir bijojo Lenkų. Lenkas buvo priešas numeris 1, tai perdavimas lietuviams vokiečiam buvo naudingas. Nes lietuvius bet kada galima išmesti. Lenko taip neišmesi. Tai dėl to, reiškia, jie parėmė Lietuvos šitą ketinimą ir dėl to nebuvo pasipriešinimo. Bet meilės lietuviams irgi nebuvo, nes jie laikė save aukštesniais. Diskursas apie dabartinę Amerikos situaciją. Dabar neseniai įvyko tas žymusios pasikėsinimas į Donaldą Trumpą
ir norėjau paklausti, ar Jungtinės Amerikos valstijos artėja prie pilietinio karo? Nu, jie yra labai netoli, taip galima pasakyti. Čia labai nesunku, ten įtampa didžiulė, tai tą degtuką numesti nėra labai sudėtinga. Tai tas pavojus yra didelis, reiškia. Ir jeigu ten, tarkime, taip atsitiktų, kad balsavimas būtų labai mažų skirtumų, sudarant galimybės abiem pusėm garsiai rėkot, kad jie laimėjo, tai va čia yra baisiausias scenarius, koks gali kilti, nes tada labai Trumpo šalininkai linkę paleisti kumščius į darbą. Tai va čia yra toks, o gal ir kitoj pusėje panašios. Kapitolijaus šturmas jau įvykęs. Nu, ta prasme, įsivaizduokit valstybė, kuri užaugo ant pilietinio karo tradicijų. Pagrindinis karas Amerikoje yra, nepriklausomybės, bet jis mažiau pastebimas, bet šiaip pavažinėjus po miestelius, tai pilietinis karas. Tai nejučia jos tarsi užkoduoja, kad tai gali taip atsitikti. Čia nėra geras dalykas. Tai Amerika, jeigu patektų į pilietinį karą, tai čia tada vakarų pasaulio saulėlydžio pradžia, ko gero. Pokalbėje su Robertu Petrausku jis pareiškė, jog geriau neprognozuojamas Donaldas Trumpas, negu prognozuojamas Joe Bidenas. Bet dabar per šį laiką Bidenas pasitraukė iš rinkimų kovos, tai norėjau jūsų paklausti jūsų nuomonę. Geriau Kamala Harris ar Donaldas Trumpas? Nežinau, aš manau, Kamala Harris yra didysis nežinomasis. Aš mačiau, kad jinai kadencijos pradžioje kaip viceprezidentė nesublizgėjo kažkaip labai ypatingai užsienio reikaluose, gal vidinėse jinai ten geriau jaučiasi, o išoriai tai ten buvo atvykusi į Ukrainą, kur ten pirmųjų vizitų visiškas fiasko. Tai tik tiek, kad reiškia Joe Bidenas akivaizdžiai blogai atrodo, tai jo negalima jau rinkti, nes tada jis numirs tiesiog. Arba dar blogiau pateks į kažkokią neaiškę būseną, kada tu negali žinot, kada čia sąmoningas žmogus kalba, o kada jau kalba, reiškia, žmogus su kitais, su dievais, kaip sako. Tai čia turėjo jie tą pokytį padaryti. Ar Kamala Harris buvo geriausia pretendentė? Sunku pasakyti, amerikiečiai renka gražius kažkaip žmonės. Tai tas žodžius gražius, kai renka, tai man labai nepatinka toks daiktas, nes ta prasme gali išrinkti gražų, bet kokį visai silpną valdovą, o tai Amerikoje vis tiek prezidentas turi didelius įgaliojimus. Kiek man teko kalbėti su įvairiais diplomatais, tai vis tik esminius sprendimus prezidentas priima, tai niekas nors. Tai čia dabar yra tokia situacija, kad iš tikrųjų yra sudėtinga, tarp blogo ir blogesnio kažkuria prasme. Tai Kamala Harris kaip ir galėtų galbūt kažko išmoko per tos metus ir gal jau ten visai gerai atrodo, aš per mažai apie ją žinau. O Trumpas, jisai yra toks keistas veikėjas ir tas keistumas, reiškia, neleidžia prognozuoti, o to labiau kurti gynybinės sistemos paremtos Amerikos karinė galia. Čia blogiausias dalykas yra. Nes vieną dieną gali vienai pasakyti, kitą dieną gali kitai pasakyti, tai iš esmės mes patenkam į nesaugumo būseną. Ir NATO, netgi jeigu išlieka NATO ir išlieka su Amerikos dalyvavimu, tai visą laiką gali susidurti su tokio pobūdžio problemu. Tai nėra gerai. Bet aš šito atveju nemanau, kad čia kažkuri pusė yra gera, o kita bloga, aš sakyčiau, kad yra ir viena, ir kita yra prasta situacija. Tai Kamala Harris yra geresnė blogybė, ar kaip jums atrodo? Nežinau, aš per mažai žinau. Man jinai tokia neišriškėja žmogus. Jinai tokia, kaip pasakyti, kaip paklausai tos kalbos, tai jinai kalba tai, ką rinkėjas nori girdėti, bet ar jinai turi kažkokių idėjų, aš nežinau. Jaučiu, jinai sako, tęsiu Joe politiką. Tai ta politika yra kaip yra, tai nesugriuvo Ukraina, bet ir nelaimėjo. O galbūt ryžtingas prezidentas karo net nebūtų buvę, nes būtų sureaguota labai stipriai prieš karą ir vyktų atgrasimo efektas, tas, kas akivaizdžiai galėjo būti. Tai čia tokių visokių pasvarstymų, bet situacija bet kokiu atveju yra bloga. Mano senelis buvo generolo leitenanto Vytauto Žuko klasiokas ir jis yra man pasakojęs, jog 1979-aisiais jis inicijavo Lietuvos trispalvės iškelimą ant mokyklos vasario 16, o kitais metais rašinėlyje, ko nori tapti užaugęs, parašė, jog nori tapti nepriklausomos Lietuvos karininku ir net mokytojai pareikalavus atsisakė sunaikinti rašinėlį. Tai mano klausimas būtų, ar mums trūksta tokių vadų šiais laikais? Manau, kad yra, tai vadai pas mus
Ir čia tų generolų. Čia, nu, tai, kad taip pas mus santvarka tokia padaryta, tai jeigu mes statysim tokius generolus kaip Povilas Plechavičius, nu, tai galim susilaukti perversmo. Nu, ta prasme, kadangi politinė sistema, kad turi būti lojalus civiliniai valdžiai, tai jie yra lojalus civiliniai valdžiai. Kokių norim, tokie yra. Nežinau, aš daug pažįstu generolų, gerai pažįstu ir man atrodo, kad ten daug maž su jais viskas gerai. Čia nematau, kad ten būtų labai blogai. Tiesiog Lietuva nekariavus valstybė. O kariavus valstybė nuo nekariavusių skiriasi tuo, kad ten negali ateiti kokia nors valdininkė ir neleisti vystyti krašto gynybos, nes ten sėdė kokie generolai, kurių niekas ten nekvestionuoja kompetencijų, reiškia, ir sako, taip nebus ir viskas. Tai vat kartais pas mus stringa paprastos procedūros dėl to, kad, nu, neateina tas autoritetas ir netrenkia kumščių stalo ir nepasako bus taip, nes karas netitinka taisyklių. Realus karas netitinka taisyklių. Reikia priimti sprendimus, kurie nėra ten kaip nors reglamentuoti, nes tiesiog tokios situacijos niekad nebuvo. Tai kadangi mūsų valstybė nekariavus, tai daug tokių problemų iškiltų, jeigu tas vyktų. Nu, kažkiek jas sprendžia, bet vis tiek dar ne iki galo. Nu, čia dabar konkretus pavyzdys. Aiškiai, Ukrainai labai reikėjo šalmų ir liemenių. Labai reikėjo. Nu ir gavo kažkokių šalmų ir liemenių iš Pietų Korėjos, iš kur ten, kuris nesertifikuotas Europos Sąjunga. Nu ir viskas, ir neperdavė Ukrainai. Taip ir liko. Neišsprendė. Nu, nes nesertifikuota. Nu, nesertifikuota, bet karas po velnių vyksta. Tiem šturmuoti reikia. Nu ir koks skirtumas. Jau dabar tinka bilekas, kas šaudo. Ir viskas, ir užstrigo, ir užstrigo, reiškia. Tai va čia mes matom, kaip nekariavusiai valstybė dar yra daug vaikiškų ligų, nes karas ten priverčia visus pajudėti. Tai mes dabar daug ką padarėm ir mes jame tame tarpe padarėm, kad kiek įmanoma sumažintų tokių visokių keistų apribojimų, bet dar tikrai ne viskas. Pereinant prie žiūrovų klausimų pabaigai, kokia švietimo politika pilietiškumo atžvilgiu vykdoma Lietuvoje, ar Lietuva turi bendrą švietimo politiką? Na, žodis patriotizmas atsirado prieš 2 metus, prieš tai jis buvo trinamas sąžiningai. Jeigu kalbam apie šitą sritį, tai nieko ten nedarė. Nu, to prasme, buvo labai kažką silpna, nes tai yra priežastis, dėl ko nesusiformavo tos pilietinės patriotinės nuostatos keliose net generacijose. Tai akivaizdu, kad čia ta sistema nesuprato, kad laikai nesibaigia, kad reikia išlaikyti tradicinius kursus ir taip toliau. Tai čia yra silpnai. Nu kaip, sistema kažkokia egzistuoja. Reiškia, ta sistema egzistuoja, ją vis bando reformuoti, reformos, bet tokia kartais, man atrodo, reforma dėl reformos. Ir kas daugiausia, kad, reiškia, labai dažnai švietimo ministerijos ir tam, sakykime, trečiajame ešelone, ten, kur yra, reiškia, tie specialistų jau lygmuo ir ministerijos, ten yra kažkokios keistos nuostatos įsigalėjusios. Ir tos keistos nuostatos, jos neleidžia pasiekti rezultato. Bet mes, kadangi man teko su kadetų mokyklom turėti reikalų, tai ten susidūrėm su daugybė tokių problemų, kurios reikalauja kažkokio normalaus požiūrio. Tokio sveiko mąstymo nėra. Tai aš nežinau, kas švietimo ministerija, kodėl ten taip keistai susiformavo, nes lyg ir dirba žmonės ir po daug metų ir daug ką išmano, bet aš manau, mūsų didžioji problema, kad mes nesiekėm sukurti savo sistemas, mes vis kopijuojam. Vieną kart vieną sistemą, kitą kart kitą, jos iki galo nenukopijuojam ir dar gaunasi toks reforma, sukasi ir nieko iš to nesigauna. Tai va, bet aišku tai, kad mokyklos, kurios nori padaryti gerą rezultatą, tai ir padaro tą rezultatą. Nėra taip, kad jau čia viskas daug sureglamentuota ir nieko negalima padaryti. Tikrai mačiau puikių mokyklų, kurios gerai veikia, tik tai tiek, kad jos dažniausiai yra privačios. Nes jos tada turi resursų, su kuriais gali laisvai disponuoti ir padaryti taip, kad būtų gerai. Tai va, o valstybiniam tai yra daug sudėtingiau. Tai va čia yra tokie reikalai, bet čia labai lengva diskutuoti ir kritikuoti, kaip pats iki galo gerai nežinai. Tai aš visą laiką sakau, kad čia mano kritika tik tai iš tos patirties, kurią turėjau su kadetų mokyklom. O teko būti mokyklose, kurios labai gerai atrodo. Antrasis klausimas. Ar esate susipažinę su atnaujinta istorijos programa ir ar jie atliepia jūsų kaip istoriko lūkesčius? Aš žinau tą programą, kokia buvo kažkuriam etape. Tai jinai atrodė tragiškai. Žinau, kad jinai kažkiek yra paremontuota. Tai tas paremontavimas gal kažkiek tenai įnešė. Kokia yra pagrindinė problema? Mokiniai nesusiformuoja savo aiškaus vaizdo.
Jie nemato tos istorijos. Ir kadangi man teko dirbti su Lietuvos studentais ir su Lenkijos studentais truputį, nu, tai pas juos tas suformuotas vaizdas. Jisai ateina per istorijos, per literatūros studijas ir jie turi tokį vaizdą. Tas vaizdas mažai keičiasi, kartais jisai gal mums ir nepatinka, bet jie turi tą supratimą. Jos nėra tamsio dėmių, ne kažkokių. O mūsų mokiniai, tai tie, kur ateina istoriją mokytis, tai turi tos motyvacijos ir daug ką žino, bet labai dažnai fragmentuotas mąstymas. Ta prasme, mato kažkokius gabaliukus, bet nesugeba jų sujungti ir tada realiai gyvena su tokiu labai mažu žinojimu. Tai va čia toks dažnas pavyzdys. Aš kažkada rodau stojimės, bet šiaip prieš daug metų. Tai tiesiog tekdavo su to dirbti. Sąsajų nesuformuoja, išmoksta atkartoja kažkokį tekstą ir tai, dabar gal jau situacija pasikeitė, nes vis tiek čia daug visko darė, tai manau, kad yra jau geresnė ta situacija šiek tiek. Bet istorija, kada jinai nesijungia su išoriniu pasauliu, tai yra, nėra filmų apie tai, nėra ten kažkokių žygių, tai to neužtenka. Ir to įvaizdžio nėra ir tada žmogus pradeda priiminėti tą pasaulį, kokį jisai randa YouTube'ose. Nu, tikėkime, šitas YouTube'as bus geras. Ar ateityje bus paviešinti KGB archyvai? Jūsų manimų tai būtų nauda ar žala Lietuvai? Nežinau, tai ten, matot, yra toksai daiktas, ten yra, tose KGB archyvose visko yra ir nepilni jie yra, nes dalį išvežė. Tai visą laiką yra pavojus, kad ta, kuri paliko, specialiai paliko, kad ten ką nors diskredituotų. Mokslininkai prieina prie tos medžiagos, iš jos jie ten dirba, randa. Tai, o šiaip žmonėm dalinti, tai turi suprasti, ką tai reiškia. Nes istorinis šaltinis, jeigu ateina visiškai žmogus nesusipažinęs, jis gali labai atvirkščiai traktuoti, visiškai skirtingai. Kaip mano knyga apie 18 amžių, vienas žmogus, reiškia, pasakė, kad čia yra Lietuvos naikinimo planas ir dalino tokią dalomąją medžiagą, reiškia, ten su visokiams absurdiškais dalykais, nes sakė, aš čia tyčia tą padariau. Nu, tai, tikrai nebuvo tokia intencija. O jis tiesiog nesuprato, kas ten parašyti. Tai, nes šaltiniai, pavyzdžiui, jeigu taip imi tardymo protokolus, jeigu imi už gryną pinigą, kas ten parašyta, taigi nebūtinai taip buvo pasakyta, kaip yra užrašyta. Nebūtinai tas pasipažinimas išgautas normaliais būdais. Gal ten mušimu ar dar. Toks pavyzdys yra. Tarkim, kažkas kažką tai blogo NKVDistam padarė. Ir pagauna dabar partizaną. Ir ką jam daryti? Kas padarė? Jisai galvoja ką. Aš negaliu sakyti, kad aš nežinau. Aš žinau. Ir jie žino, kad aš žinau. Žuvo ten toksai partizanas vakar. Tai jis padarė. Dar yra variantas, pats žmogus padarė. Bet kad jo neapkaltintų, jisai suverčia kaltę kitiem. Tai jeigu tu imi tuos tardymo protokolus kaip tikrą medžiagą, nepalyginęs, neverifikavęs iš kelių skirtingų, tada gali gauti labai tam, pavyzdžiui, holokausto tos bylos, kaip atrodo visos, tai ten baisos tos bylos. Bet paskui pasižiūri ir iškasi per kažkurį laiką žmonės įgauna kompetenciją atskirti šiek tiek, bet 100% nėra. O jeigu tu tai paimsi, tai ką žinau. Ateis, pavyzdžiui, jaunuolis, kuris nežino tos Sovietų Sąjungos istorijos ir jisai priims, pavyzdžiui, ten kokias nors įvadinės knygų dalis kaip už tikrą pinigą. Kur visi supranta, kad čia melas, kuris turi būti sovietiniam vadovėliui pirmo vietai. Tai negalima taip daryti. Jisai turi suprasti, kur čia teisybė, kur čia yra apsimestinė teisybė, kur čia duokliai režimų yra, ir taip toliau. Tai dėl to aš sakyčiau, šaltinių atidavimas paprastiems žmonėms jisai yra labai pavojingas, nes gali privesti prie vendetų visokių. Nes bus ten nurodyta, kas paskundė, taip toliau. Tai va, kai praeina kažkiek metų, gal tada yra jau kaip ir geriau reiškia. Tai tokie yra sąlygotumai. Bet kita vertus, kada tu nerodai tų protokolų visai, tai paskui susidaro vaizdas, kad kažkas kažką slepia. O kitas dalykas, kad ir tada tos žinių tokio nėra. Paskui net nežinai, kaip čia. Tai va, tada visi apie save pasižiūri tą gabaliuką ir to gyvena. Tai ačiū Jums labai, asmeniškai man buvo labai įdomu. Ir iki kito karto. Nepamirškite visos patinka ir prenumeruoti mygtuko. Visa. Normaliai čia mane pakankino.